Sveiki atvykę į Kuvaldą podcast studiją. Šiandien pas mus svečiuose žmogus, kuris metė iššūkį visam šiuolaikiniam gyvenimo būdui. Vilmantas Aušra, For Active įkūrėjas, pasapadystės praktikuotojas bei judesio specialistas. Žmogus, kuris savo praktikoje parodo, kad gamta vis dar turi atsakymus į mūsų problemas. Šiame pokalbėje apie pasapadystę, apie įžeminimą, apie judesį kaip terapiją ir apie tai, kaip susigrąžinti ryšį su savim, pasauliu ir gyvenimu. Jeigu tau atrodo, kad tau viskas skauda, tu esi pavargęs ir atitolęs nuo paties savęs, tai šis pokalbis yra tavo grįžimo kelio pradžia. Tad nebedėlskime laiko ir jungiamės į pokalbį. Sakykime, draugai, mes grįžtame į studiją šiandien su labai įdomiu ir nestandartiniu žmogu, kurį gatvėje pamatė, turbūt visi atsuka galvą atgal ir pažiūri, ar tikrai aš pamačiau tai, ką aš pamačiau. Tai yra judesio analizės specialistas, For Active įmonės įkūrėjas Vilmantas Aušra. Žmogus, kurį galite ir žiemą, ir vasarą matyti mieste basomis. Labas. Labas. Ačiū tau, kad atėjai, ačiū, kad prisijungiai. Papasakok, kaip taip, nuo ko prasidėjo tavo kelionė į basapadystę ir kaip tu ją atradai. Mes turėjom progos susipažinti pas jų sodybui, kurioje jūs nuomojat. Aš stovyklą kažkada ten dariau ir kai paprašiau savininkus sodybos išpjauti eketę, nes eisi maudytis žiemą. Ir žiūriu, kad žmogus ten valandą krapštusi ant ledo basom. Ir paskui ateina, sako, jau viską padariau, sakau, čia normalu, sakau, kad jis basom. Ir tada buvo labai įdomu išklausyti tos istorijos, bet plačiau auditorijai būtų dar įdomiau. Iš esmės, ką pristatei, judesio analizė, tai mano ta istorija į basakoistę prasidėjo nuo judesio analizės, nes istorija yra tokia praktiška, komercinė ar dar kažkaip ją pavadinsi, nes prieš daugiau metų, 15 metų, greit laikas eina, vežiau į Lietuvą sportinę aprangą, tuo metu labai buvau užsvedęs, kad sportinio aprangų nėra ir tuo metu artėjo Europos krepšinio čempionatas. Ir tuo metu sakiau, kad reikia būtinai atvežti tą, kas tuo metu buvo labai krepšinio aprangose populiaru. Tai Champion brandą. Champion. Champion buvo? Jo, Champion yra, be S raidės. Tai ir tuo metu, kadangi Champion buvo Europos krepšinio čempionatų pagrindinis rėmėjas, tai ir tuo metu kaip tik tais paėmėm, vežėm tą brandą. Oze buvom parduotuvę atidarę po to, kadangi Kauno Žalgiriui daviau tas aprangas ir išrašėm tada sutartį, tada ir Kauno Akropolį turėjom parduotuvę. Ir tuo pačiu metu čia viską greit praeinant, kai aprangas veži, tai vienas iš pardavimų yra ir avalynė. Ir tada pradėjome vežti ir kartu ir čempionų avalynę, nors tai nėra ten labai tokia jau sportinė, daugiau laisvalaikio, sakykime, bet lengvo fitneso. Ir po to su kitais ženklais, kai dirbom, tada mes matėm, kad aš, kai nuvažiavau į Italiją, iš esmės tenais, mes pirkom iš Italijos, Europos jų rezidencija yra. Man kaip užpirkėjų reikėjo sužinoti, kas tas yra avalynė. Kodėl šitą, o ne šitą perkama, ne vien tik spalvos yra įdomios. Ir jie man sakydavo pronacija, supinacija ir dar kažką. Tai aš trumpai labai įeinu į tą, kad man reikėjo suprasti, jie man sakydavo, tai yra šita avalynė yra skirta supinuojančiai kojai, kita pronuojančiai kojai, kas tas per daiktas, reikėjo suprasti, kad pėda linksta į vieną arba į kitą pusę tuo momentu jo. Ir tada aš jau pradėjau domėtis ir sakau, man taip neužtenka vien tik paaiškinimo to. Aš esu inžinierius ir man reikia daugiau žinoti. Nes pačio profesija yra visai kitokia. Jo, inžinierius, aš esu medienos apdirbimo
mašinų konstruktorius. Tai yra konstruktorius, tai yra visiškas inžinierius. Tai yra, aš visą laiką didžiuojas to, kad pas mane yra užrašyta vizitiniai mano pirmoji korteliai 93 metais yra šitą diplomuotas inžinierius, arba inžinierius, reikia teisingai kalbėti. Tai aš tą labai, aš esu praktinis žmogus, labai fizinis, man reikėjo tą dalyką suprasti. Ir tada aš supratau, kad Lietuvoje niekas apie tą dalyką nežino, aš bandžiau ir sporto universitetą pabandyti pasižiūrėti, ar jie ruošia kažkokius tokius specialistus, sakė, ne, mes tokių neturime. Ir tada susiradau kursus, tokią mokyklą, vadinamą judesio analizės mokyklą Vokietijoje, ten Hamburge, ir važiavau ten mokintis. Tam, kad suprasti, kas tas yra, nes aš norėjau nustatyti ir tiksliai parduoti tą avalynę pagal žmogaus judesį. Tai ta prasme, tau blogai ėjo verslas, kad tu vežėjai tiesiog į krautuvę numetei daiktus ir viskas, tu babkės kišeniai. Ne, tu kažkur tai giliauai. Man tokie dalykai visiškai nepatinka, man atvežti, padėti ir nežinoti, ką tu parduodi. Taip, iš ko lietuvių, toks verslas yra, žinai, tu... Turbūt aš nesu lietuvis, žinai, kad aš esu iš tų vadinamųjų senųjų prūsų iš priekulės laikų ir žinau, kad man reikia tiksliai žinoti, aš esu iš vokiškos dalies, kuri labai tiksliai turi išsiaiškinti, kodėl. Ir aš negaliu tai parduoti. Man reikia suprasti, jeigu ten avalynė, tai yra net ir aprangos, jeigu tu įimi, tai aš turiu žinoti poliesteris, kiek ten gramų yra, kad ten yra 130 gramų yra naudojamas, sakykime, rankiniui ten krepšiniui, laisvalaikiui ten bėgimui, ten, pavyzdžiui, ten 180 gramų ir taip toliau. Tai bus lengvesnė medžiaga, bet man reikia tuos dalykus tikrai žinoti. Kad aš suprasčiau, ką tu duodi, ką parduodi, arba kaip galima palyginti. Tai čia, tai sakykime, aprangas nelindam, o einam į tą tenais, tai aš kai išmokau arba mokinausi ir grįžau į Lietuvą, tada aišku nusipirkau tą vadinamą judesio analizės laboratoriją, kurią pirmas į Lietuvą atvežiau, čia buvo 2000, dabar nepasakysiu, galbūt kokie 11 buvo čempionatas, tai kažkur apie 12-13 aš ten atvežiau. Ir tada aš pradėjau tirti žmonės, kad teisingai parinkti avalynę. Ir tada pasakydavo, ateidavo, ištiria, ir tada pasakau, šitą avalynę tau tinkama. Ir kartu su ta visa batų parinkimo, avalynės parinkimo, tai kartu būdavo visą laiką ir programa, ten jau tada vokiška buvo, ėmiau irgi geriausia, kas tuo momentu buvo. Ir sakiau, kad reikia daryti pratimus, kad ta pronacija nelinktų į vieną pusę arba kitą pėdą, ne tik avalynę duodu, bet ir pratimus duodu, kaip tą dalyką daryti. Ir tik tiek, kad gavosi taip, kad aš ten darėm visokius pristatymus ir bėgikam, ir maratonininkam, ir taip toliau. Tik buvo esmė problema tame, kad aš laiką noriu žinoti irgi atsakymą po to, ar Vilmantas parinko gerai ar blogai. Aš nenoriu šiaip numesti, kaip sakai, ir atiduoti. Aš darydavau tokias apklausas, po pusės metų ar po metų nusiųsdavau apklausą ir paprašydavau, kad man atsakytų, ar gerai ar blogai parinkta avalynė ir ar kažką iš tų pratimų, kuriuos aš kartu automatiškai duodavau žmonėm, ar jie darydavo ar ne. Ir man tik tais kokie 10% pasakydavo, kad jie pratimus darė, 90% sakė, galbūt 1-2 kartus padarė. Klasika. Nieko daugiau. Jo, čia viskas labai paprasta. Ir tada aš jau turėjau nueiti, suprasti, ir tada man iš tų pusė žmonių, kurie maždaug sakė, kad aš avalynę parinkau, jie sakė, taip, tu parinkai tinkamą avalynę, o kiti pusė dažniausiai neatsakydavo, turbūt parinkau blogai avalynę. Ir man tada kilo klausimas, kodėl? Ta prasme, 50% yra, nors tų kompiuteriai išrenkė, atrodė viską pagal naujausią mokslo darai, bet vis tiek netinka kažkur tai. Ir tada aš jau dar kartą gilinausi ir dar kartą žiūrėjau, jau tada daugiau savarankiškai, nes nėra pasaulio tokių mokslų, bet su judesio analizės bazė Amerikoje ir ypač Australijoje yra daug podiatrijos specialistų, kurie grinai su pėda daugiau dirba. Ir tada suprantu, kad esmė ne avalynė. Avalynė yra, kaip aš ją vadinu, klumpė arba gipsas uždėtas ant kojas, kuris tik tais riboja mūsų judesius. O ribojimas yra pats blogiausias dalykas.
svarbiausia, kad reikia, kad raumuo dirbtų. Ir tada aš jau perėjau prie to, kad reikia išbandyti ir treniruoti savo pėdą. Ir tada, aišku, aš bandžiau visų pirma ant savęs, kaip ir savo buvau ir laboratorijai. Pirmą išsityriau savo ir aš mačiau, kad mano pėda linksta į vidinę dalį, pronacija yra. Po to, kai aš jau pradėjau vaikščioti basas, nieko specialių pratimų nedarant, tik tais vaikščioti basas, aš vėl save tyriau su savo laboratorija, vėl kampus matavau ir matavau, kad mano nuo ten minus buvo plus 2 laipsniai, aš pakilo iki 0,5. Nu, ta prasme, ten tokiais laipsniais. Mano koja išsitiesino, tai atsistojo tiesiau. Tiesiog nieko specialiai nedariau. Nieko, absoliučiai nieko nedariau. Ir tiesiog, tai yra ta dalyka, po to pradėjau galvoti, tai vadinasi, man paprastas buvimas basomis, nes aš tada vaikščiau tik tada, kada norėdavau vasarą. Ir tada supratau, kad tas vaikščiojimas yra labai naudingas ir tada jau daėjo per kažkokius, nebesimenu jau ten mokslus, kaip tą išbūti ilgiau žiemą. Ir tada supratau, kad vis tik tais čia reikia pajungti sekantį etapą, tai yra kvėpavimą. Nes esmė yra kvėpavimas. Basakoistė tai yra kvėpavimas. Iš tikrųjų, čia nėra užsigrūdinimas ir buvimas, aš esu kietas. Ne, čia visiškai su to nesusiję. Čia mes kalbame apie žiemą, aišku. Apie žiemą, nes vasarą vaikščiot visi gali, ten jokių problemų nėra, ten vienintelis tai yra nepatogumas, tai yra, kaip sakei, požiūrį kitų žmonių, kad tu vaikštai. Bet tai čia yra kultūros dalykas. Iš esmės, aš kiek būnant užsienį, tai niekas man nieko ten nesako, aš vaikštau ir viskas yra tvarkoje. Lietuvoje tai pažiūri kažkodėl. Tai va, tai šitoj vietoje jau tada, kai ėjau prie žiemos, prie buvimo, ar galime išbūti, tada supratau, kad kvėpavimas yra pats svarbiausias dalykas. Kvėpavimą reikia tikrai nuraminti. Nes kitaip kraujotaka yra sustabdyta, nes vėlgi žiūrint į basakoistę arba nušalimo visas tendencijas, tai mes puikiai žinom, kad jeigu išeinam į žiemą į lauką, basas, tai greitai labai norisi pašokti ir bėgti, nes organizmas, protas sako, aš taip pat nušalsiu. Nors šaltis nieko nedaro blogo. Ugnis, kur dega, taip, negali nudeginti odą, o ten nieko nedaro. Bet gali ir šaltis nudeginti. Ne, negali. Taip, nenudegint, kaip aš... Šalti. Tu nori pasakyti. Oda, pavyzdžiui, aš kažkada, be pasirašymo, kasiau kiemą, basom virš kem minučių. Ir atsimenu, vienas momentas buvo, kur ten toks, buvo tokie ledai jau, žinai, ir aš tus tung ilgai, ten to vietos, to nejudu, ant grinant ledo. Ir toks cinkai padatos tokias vienu momentu, įėjo į pėdas, toks, žinai, kažkaip tai toks nemaloniai. Bet ar buvo mechaniškai ar ne? Ne mechaniškai. Ne mechaniškai, tiesiog jutybiniai. Jo, ir suprantate, aš toliau ten davaliau tas sniegą, viskas tvarkoja. Nu, toliau savo gyvenimą gyvenu, su batais, aišku. Ir kitą dieną kažkaip tai aš einu, į salę atvažiuoju, mes sportuojam irgi basom. Ir jaučiu, kad kažkokia, žinai, nejaukiai kažkaip taip padai jaučiasi, žinai, kažkokia, kaip pavargę, kaip nepavargę, kaip kažkas netaip yra. Bet paskui žiūriu, kad ant pado bliamo tokios puslės didžiulės yra, žinai, kaip nuo to nušalimo turbūt. Tai nušalimo, jo, nušalimo puslės buvo. Jo. Tai nušalimas yra iš esmės, tą dalyką mes esame čia ne vienam esu rodęs ir sakęs, kad iš esmės yra po vadinamųjų, aš ją vadinu 10-13 minučių laikotarpį, po žmogų yra, jeigu iki to laiko 10 minučių išbūnam, dar organizmas kažkiek tai sustabdo tą vadinamą tekėjimą į visas nereikalingas kūno dalis. Organizmas, protas pradeda saugoti nuo šalčio. Tai jisai ką sumažina? Pirštai, nebeteka kraujas, nosis nebeteka, ausis nebeteka, visi šitie organai yra niekam mums nereikalingi pragyvenimui, išgyvenimui. Ir kojam lygiai taip pat nereikalingi. Jisai saugo ir kraujotaka palieka tik tais plaučius, širdžiai ir galvai. Svarbiausia yra galvai. Ir čia yra pakankamai, čia 25% ar daugiau energijos yra visą laiką paduodama į galvą, į smegenis. Ne? Ir esmė yra, kad tuo momentu tai yra sustabdymas. Ir jeigu įjungi kvėpavimą ir pasakai, kad visas gyvenimas yra gražus, kaip aš sakau visą laiką, gamtai pasakai labą dieną, aš nebijau tavęs, tada organizmas sako, viskas yra okei. Turbūt tokia labiau kaip dėkingumo praktika. Jo, dėkingumo praktika, kvėpavimo praktika, tada įjungi tą ramų kvėpavimą. Ramų ne tai, kad sustabdė, oi, kas čia dabar bus, ne? O tada paimi kvėpavimas, įkvėpiam, iškvėpiam, tada
protas gauna parasimpatinę nervų sistemą, kad visas kas yra gerai, ir tada vėl paduoda kraują į visus į kojas, į pirštus ir viską kitką. Ir dėl to gali vaikščioti kiek nori ir nėra jokių apribojimų, ten valandą, 2, 3. Iš esmės tu vaikštai normaliai, bet tik tais kvėpuojant visą laiką apie tai, ramiai priimant visą tą dalyką. Neįsigandus. Nebėgti nuo skausmo, nebėgti dar kažką. Ir va tokiu būdu mes galime išlaikyti. Kas pas tave buvo, nežinau, bet aš esu tokių dalykų, galbūt įtempęs buvo į pėdą, galbūt dar kažkaip šit dabar nediagnozuoju. Aš ten dirbau, ta prasme, skaldžiu tą ledą kažkiek tai, žinai, užsistovėjęs ant tos vienos vietos ir kažkas va toks įvyko. Šiaip, kiek esu atvalęs taip sniegą, aš po šortais irgi tik išeidavau ten prie minuso ir davai valyti tą kiemą. Tai problemų niekada nebūdavo. Viskas buvo super, jaučiausi energingas ir netgi toks atrodo grįžti namo pailsėjęs netgi, žinai, fiziškai nors padirbęs, bet toksai morališkai pailsėjęs. O vienas momentas buvo. Tik aš matai, tos kitos kartus gal trumpiau valydavau ten po pusvalandį, po 2 minučių, o čia gaus 5 minutės, bet iš karto pirmas šaltis sezoną, tą sniego pilną ir aš jau toks atsitiko. Ir galvoju, kaip tik, kada nors gyvenime sutiksiu tave ir galvoju, kaip tik paklausiu, ar buvo pas tave tokių situacijų? Ne, nebuvo šalčio, aš nesu nušalęs nieko iš esmės, tai dėl to, aš žinau, kad tai yra kvėpavimą, jeigu ramiai įjungi, tai ta prasme viskas yra tvarkoje. Svarbiausia, kad priimti tą kvėpavimą, ramų kvėpavimą, subalansuoti. Aš laiką sakau, subalansuoti reikia. Kaip ir yra gimimas, mirtis, yra meilė, neapykanta, yra vyras ir moteris, visur yra lygiai taip pat. Tai čia lygiai taip pat įkvėpimas, iškvėpimas turi būti vienodi, ramybė turi būti, o ne tai, kad įkvėpiau ir nebežinau, ką daryti. Tai yra į vieną pusę judėjimas, ne? Mes nebegalim ten bėgimo kaip treneris, tai visą laiką galvoju, kodėl tenais šonas skauda, ar dar kažkaip, tai mes visą laiką irgi turim tokių dalykų, kad vadinasi nesureguliuotas kvėpavimas buvo. Ne, mes jos nevienodai kvėrėm, palikom anglies dvideginio ir po to skauda dar kažkaip, tai yra daug tokių dalykų. Visur balanso ieškojimas, visur yra. Gerai, nes aš tada dar ir pati buvau prisiminęs, galvoju, blemba, jisai tai ten visą valandą grinai ant ledų stovėjo. Ar čia tiesiog aš matai, ar reikia vėlgi pratinti tas pėdas prie to šalčio? Čia ne pėdų pratinimas, čia yra proto pratinimas. Iš esmės yra galvojimas, kad man dabar neskauda, ar man nieko blogo nėra. Iš esmės aš jaučiu tą ledą, aš jaučiu šaltį. Ta prasme, tai nėra, kad aš bepratis kažkoks. Man iš tikrųjų po kurio laiko, po, kaip sakai, 10 minučių gal pradeda, tiesiog taip kaip apmiršta tą pėdą, ir viskas, ir tu to šalčio kaip ir net nebejauti. Jo, tai čia... Paskui būna juokinga, kai grįžti namo iš šilumą, žinai, dar pili šilumas plytelės, toks statai, toks kažkaip tai karštis tas grįžta, juokingai taip. Jo, bet vėlgi aš kaip sureguliuoju, jeigu aš pirmus atvejus, aš prisimenu irgi, yra dar kažkur nuotrauka, kaip aš grįžau šunį išvedžiau pasivaikščioti ir išbuvau daugiau negu 10 minučių per sniegą eidamas. Ir tada ėjau ten 20 galbūt minučių ir aš jutau, kad po 10 minučių yra tas mirties taškas, kada atrodo bėgti nori namo, bet nebėgi ir grįžti namo ir tada kojas kaip ir pripratusios, jos raudonas, kraujo yra, bet tau norisi, bet tu jauti, kaip kraujas taip grįžta dar daugiau, ne, užkaista viskas. Tai čia pripratimo klausimas yra iš esmės. Tai va šitie dalykai labai privedė prie to, kad basakojystė ir vėlgi tęsiant tą pradinę mintį, kaip aš ten atėjau, kad iš esmės klausimas basakojystės nėra grūdinimas. Aš visiškai to grūdinimo neturėjau tokio tikslo. Mano tikslas buvo, kad pėda dirbtų visą laiką, o ne kojoj, ne avaliniai nebūtų įdėta į gipsą. Nes ir kad jinai dirbtų ir tada mano kūnas vertikaliau stotųsi, subalansuotas būtų ir po to tik tais aš jau išsiaiškinau, daug yra mokslinių tyrimų, kurie atlikta, gal sakykime, ne tiek daug, kiek norėtųsi, kad įžeminimas, vadinamas tas groundingas, kuris yra įžeminimas, yra labai labai naudingas. Ir esmė, aš laiką sakau tokį pavyzdį, kodėl žmonės važiuoja, daugelis žmonės, aš nesakau, kad visi važiuoja atostogauti prie jūros. Ir gražiausios nuotraukos, kaip kojomis teliuškena ten nuo tiltelio kojas įdėję. Kodėl tai yra toks malonus dalykas? Tai vėlgi čia yra vien iš įžeminimo dalykas. Vanduo yra laidininkas, daug geresnis negu netgi žemė. O visa žemė yra mūsų, neigiamų jonų buveinė.
sakykime. Ir mes, kai su batais juos atskiriam, mes izoliatorių turime, mes sukaupiam savyje labai daug teigiamų jonų ir juos neiškraunam, neįžeminam. Kas tada gaunasi? Vėl moksliniai tyrimai sako, kad jeigu aš turiu per daug teigiamų jonų arba neišlygintų, tai sakoma, nors moksliniai tyrimai tokie įtarimus turi, kad alergijos, kurios visos prasidėjo nuo 40-50 metų, yra kartu eina lygiai taip pat pagal grafiką, kaip ir batų nešiojimas. Vienas iš tų. Jeigu aš basas vaikštau, čia tavo dabar patarimas lygiai taip pat sakai, žaizda ant kojas yra. Žaizdų užgijimas yra 2 greitesnis. Todėl, kad užgijimo procesai visi, jeigu aš įsibrėžiu čia dabar, tai man kitą dieną bus užtraukta. Todėl, kad yra įžeminimo procesas. Tai yra, ten yra daug tyrimų, ten yra ir kraujo skystėjimas, yra termovizoriumi netgi parodyti, kaip žmogus paima, yra neįžemintas, po 2 valandų jau įžemintas, yra kaip jo kraujo elektronų, kraujyje padaugėja elektronų judėjimas ir kraujo kūnelių judėjimas. Ir tai yra, viskas yra kartu susiję. Tai yra daug privalumų nuo to įžeminimo yra, kurie mums naudingi iš esmės. Bet vėlgi, įžeminimą tu gali gauti vaikščiant ant žemės arba vandenį besimaudant. Taip. Bet pas mus teisingai betonasgi visur. Betonas, mes batus dar apsimaunam. Nors žiūrėjau irgi tos testus, kur žmogus jo arba ant medienos užsilipa, arba ant kėdės, nieko nėra. Laiko tą daviklį, kur rodo būtent srovę. Nueina ant žemės ir čiupuk 0 jau pas jie. Taip, tai ir nėra varžos. Tai įžemintas ir aš turiu, ir man atrodo, jeigu reikės, gali pasimatuoti. Ja, tai aš dažnai kartais prašo. Tai čia yra labai paprasta. Galėsim parodyti publikai šiaip įdomumą dėlį. Tai čia tik į lauką reikia, čia turbūt namas neįžemintas yra. Ne, namas turbūt. Jis turėtų būti įžemintas, bet nežinau, kai kuriuos aš esu bandęs, tai nėra taip. Teoriškai mums reikia įžeminimo rozetę žiūrėti, kurį su 3 yra įžeminimo. Tai iš esmės tai taip, reikia vaikščioti kuo daugiau natūralios, bet moksliniai tyrimai dažniausiai sako, kad jeigu 20 minučių prieš naktį, prieš miegą, pavaikšti po žemę, sakykime žemę jau neda, tai yra pagerėja miegas, pagerėja streso lygis sumažėja ir automatiškai tas yra. Amerikoje, kiek aš girdėjau, tai yra New York'e, yra specialiai viešbučiai reklamuoja, kurie yra dangoraižiuose, kad jie yra pilnai įžeminti ir kad jie turi lovas įžemintas. Yra tų dalykų. Tu iš karto man nukrėti visą pokalbio planą ir iš karto įvykiam už akių užbėgi, nes turiu aš būtent šitos klausimus apie žeminimą, bet mes galėsim dar prie jų būtinai prieiti ir man pačiam yra įdomu, nes aš ir pinigų esu išleidęs tam ir irgi domiuosi ir man labai įdomu. Aš viskai link to einam. Gerai, tai visus tos tyrimus padaręs, tu supratai, kad nėra gerų teisingų batų. Taip. Nėra. Tai yra visi brandai ir ženklai, kurie yra, jie yra visi tik tais tam sukurti, kad jie parduoti, sukurti istoriją, kaip ir visi marketinginiai dalykai. Tai ten iš esmės dar yra mano turbūt YouTube kažkur, tai mano ten video webinaras, kaip tais laikais buvo prieš 10 metų, kur aš paaiškinu, kaip reikia parinkti avalynę, bet tai ta prasme brando arba ženklo nėra nei vieno gero. Yra tinka tau arba netinka. Čia pradedant nuo tos formos, kuri ten prieki visiškai nesąmoningai yra ir kojos yra pėdos susiaurėjusios, ypač moterų aukštakulniai, tai yra tragedija, kaip yra... Kulniukai išlindė. Kulniukai išlindė, visi operacijas daro, nesakysiu, kad šiandien vežiau mano uošvę nemylimą iš operacijos lygiai tokios pačios, nes jinai to dalyko nevaikšto basom. Yra kaip yra, tai yra realybė. Nepripratinsi. Nepripratinti, uošvinės negalim pripratinti. Tai jinai geriau žino, jinai gali pamokyti dar to gyvenimą. Žinoma, tikrai 100%, jinai viską žino. Tai bet operacijas jinai daro. Tai
daug dalykų. Čia geras buvo. Nu, jos, kad nedaug geriau žino. Operacijos ginai daro. Jinai viską puikiai žino. Tai va, bet viskas gerai. Tai va, tai daug yra pliusų. Minusas yra vienas, kaip sakai, ar žmonės į tai reaguoja ar ne. Jeigu ne... Ir aš tada buvau pačiu dar klausęs, sakau, kaip dėl tokių stiklų, rakščių, tokių, jeigu ten nori praeiti kažkur, tai ten vis tiek būna akmenuotas kelias, kaip su šito susidaroju? Eiti ir kvėpuoti. Nieko daugiau. Iš esmės taip, tai yra vietos ir šalia mano namų ten yra žvėrėtas, ten kaimynas papylė daugiau akmenų, kad užlyginti duobės. Nu taip, tu praeini, bet aš jį priimu kaip pamoką arba džiaugsmą, kad tai yra man nemokamas masažas. Kam aš turiu mokėti kažkam tai 500 eurų, aš praeinu čia ir gaunu tą. Žiūrint, kaip jį žiūrėsi tą dalyką. Taip, aš suprantu, kad jeigu ilgą laikotarpį man reiktų ten 10 km praeiti per akmenuotą kelią, nu, okei, aš eičiau, 3 kartus ilgiau negu normaliai eičiau su batai. Arba pieva tik, žinai, nupjauta, irgi ten tie būna išlindę tokie. Tai malonu, aš tai ten eičiau. Bet būna tokie išlindę, tie stiebai tokie kažkaip. Nu, okei, taip, prisimenu vaikystę, priekuliai, kai ten nupjaudavo rugius, ne, rugiai nupjauti, tada va ten. Nu, taip, ten turbūt nesinorėtų. Ten galėtum biški ir... Nesakyčiau, kad ten būtų žaizda. Ne, aš nemanau. Netgi taip, sakai, ne, aš manau, kad nebūtų. Ta prasme, mes einame ir pėda pas mus yra tikrai prisitaikiusi. Jeigu nors kažkiek tai, aišku, pripažinsiu, kad mano mylima žmona mane neapsikentė vieną kartą ir sako, nusivalykite, ten vis tiek ant pėdų yra truputį su... kaip čia, grubesnė oda jinai. Ir sako, davai nusivalyk, sako, aš ten plaunu, pedikiūrą, jonai. Ir kai tą odą jinai ten nuvalė, tai patikėk, 3 dienas aš negalėjau išeiti lauką. Nes per daug buvo. Per daug nuvalė, taip kaip reikėtų, galbūt žmogus į avalnį įkišęs, tai jis eitų, viskas komfortiškai jausiasi. O man tai buvo tikrai per daug nuvalė. Bet tai čia vienas kartas daugiau, viskas daugiau nebe. Tai va, tai čia, reikia tą dalyką. Žmonos jos tokios yra, jos mėgsta tvarkyti reikalus. Jums būtinai reikia... O čia turi stovėti. Visada. Oi, ten daug yra. Tai va, tai dėl, aš pasakiau visą laiką, per metus vieną žaizdelę aš turiu, bet per metus dažniausiai, iki vienos. Man nėra buvo daugiau. Praeitą sezoną per vasarą, man atrodo, ne kartą. Galbūt, man atrodo, bitė buvo užmynęs, tai buvo įkėlusi, tai viskas, tai čia daugiau nieko. Bet taip tai va žaizdelė, mes kalbam apie tokį rakštį kažkokį, bet nieko rimto. Ne, rakštį būna vieną kartą per metus, bet ne daugiau. Čia daugiausiai, man atrodo, esu vienintelė, ko aš dabar truputį vengiu, tai... kad važiuoju pastatai kokiam automobilio stovėjimo aikštelį po žeminiai, ten išdaužyta labai stiklų būna, kažkodėl nevalo jų. Jie labai smulkus, jie yra tie grūdintas stiklas. Tai tas man nepatinka, tai aš jį truputį apeinu, bet tai turbūt vienintelė vieta, kur aš apeinu. Okay. Bet šiaip tai nėra daugiau. Tai mes labai gražiai priėjom prie žmonų, prie batų. Tai aš irgi, kai santykius pradėjau savo naujus su savo mylimą sužadėtinę, man buvo labai daug komentarų dėl mano avalynės. Ir noriu paklausti dabar tavo nuomonės apie tą avalynę, kur barefoot batai tie, kur būna su plačia koja, aš šiandien be jų esu, šiandien su sandalais, bet šiaip kiekvieną dieną su jais vaikštau. Jo, platus padas. Taip. Ir labai plonas tas padas. Padas iš esmės. Ja. Tai čia taip ir turėtų būti. Kuo mažesnis. Jo, tai ką tu apie tokius batus? Plus jie labai lengvi, jos apsimonė tokius kaip kojinės, žinai? Viskas labai gerai, super. Aš kuo daugiau aš dar labiausiai, aš kaip pasakau, patys geriausi batai čia yra kuo arčiau yra žemės, kuo arčiau natūralumo. Tai aš pasakau, nepykstant, bet kažkodėl tai tie natūralūs batai, barefoot batai, kažkodėl jie yra taip pat brangus kaip ir normalūs batai. Tu žinok, aš irgi taip, iš pradžių pirkau tos iš Etsutų, ten po 5-7 eurų, o paskiau... Bet ten nieko nėra. Paskiau gyvenimą atėjo Temu. Ja, ir iš Temu už 13 eurų. Ai, Idealūs batai.
Ir nešiosi lygiai tiek pat laiko, kiek ir ten tie brangus, ir kokybė tokia pat, jie tai irgi, o taip jos galėjo taip susukti, o taip sulenkti, į tokį, vos ne į kumštį suimti ir paleidė, jie pukšt vėl į savo formą. Bet buvo dar prieš tai, aš prieš tos barefootus, tos plačius, aš pirkausi ir dėvėjau Five Finger, Vibram Five Finger. O tie, žinai, kaip būna tie, kur vadalazai tie eina, kur tokius. Aš buvau jos, bandžiau ją. Su pirštukais, kaip tau tie? Nepatogu apsimauti. Kiekvieną pirštą reikia mauti. Bet paskui pripranti, paskui kai išsitapo. Pirmi kartai tokie, jie tokie, paskui pripranti jo. Bet šitie, jos kaip kojinės. Pys, sakau, iš temų ten, iki 25 eurų. Nuo 13 iki 25 eurų. Aš esu išbandęs daug tokių dalykų. Aš esu išbandęs Šveicarijos tokį startuolį, kuris bandė padaryti kojines, kurios apačioje ant pado ten buvo su kažkokiais silikoniniais ar kažkokiam siūlėm susiūtas, kas stipresnis buvo. Bet grinai kojines, absoliučiai. Ir su jom bandžiau vaikščioti čia, vėlgi, anksčiau, kai dar perėjimo laikotarpis buvo. Tai labai įdomu, iš esmės, tai yra irgi tokių dalykų yra pasaulyje, galima vaikščioti. Aš visą laiką sakau, kad pats paprasčiausias, pats pigiausias dalykas yra, kaip mūsų seneliai vaikščiojo su oda apsisukus pėdą. Viską daugiau nieko nereikia. Apie spartiečius knygą čia kažkada skaičiau, irgi sako, kad kai ruošėsi karui, nuo ko pradėdavo, tai jaučių odą apsiviniodavo aplink pukuos, tada paskui tos sidabrinius ten šarvus ir taip toliau. Bet jo, irgi... Tai čia tas pat, tai aš tą dalyką prisimenu ir kitą kartą visą laiką galvoju, sovietinė armija netarnavai. Ten aš tarnavau, kai ten dar mes kojinį neturėdavom. Tai buvo tas vadinamos autai, ne autai, partenkai mes, ten rusiškai toks yra. Tai yra medžiagos gabalas, apviniotas apie koją ir įkišdavo į vidų. Tai tą dalyką, tai čia lygiai taip pat jį apsisuki tvirtai ir gali eiti bet kur. Tai iš esmės principas tas pats. Diktais oda apsisuki. Kas yra įdomu, ką sakai iš temų ar dar kažką, aš tai vienintelį sakau, aišku, tai greičiau susidėvi, bet jeigu būtų ne guminis padas, o kažkoks natūralus odos, tai įžeminimas tada veiktų geriau. Nes jisai perduoda. Nes ten vis tiek tas yra guminis padas. Jo, o guminis yra izoliatorius, ne? Ir jisai vėl turi savo tokių dalykų. Aišku, vėlgi izoliatorius būtų dar idealu, jeigu būtų vanduo arba prakaituota koja, tai vėlgi izoliuoja, daugiau perdoda to. Jo. O kai sausa, jinai irgi neperdoda. Ten jau čia niuansai. Svarbu, kad būtų kuo arčiau žemės. Klausyk, žmogus, kuris vežė į Lietuvą visą brandą, atstovas, darė pinigus, paskiau konvertavosi į tai, kad nereikia jums tų batų. ir taip bus gerai. Iš ko gyventi tada? Kaip dirbti? Tai gyventi čia iš esmės dėl to nereikia pergyventi. Gyvenimas atneša tau, tą atima arba kitą. Nors dabar pas mane atvažiuoja žmonės irgi parinkimą, aš darau tų batų. Tai čia nėra problema, aš taprasi ištirti galiu. Aš nufilmuoju juos ir parodau ir avalinės turiu, kuriuos turiu dar. Ir tada sakau, šitie tau tiks arba netiks. Bet aš nebedarau tą jau su giliu įsitikinimu ir su aklu pasakymu tau tikrai tas veiks. Ir aš laiką sakau, aš tau avalinę parinkau, dabar savaitę tu bėgioji ir darai kažkokius ten pratimus ir tik tada pasakysi, ar tu moki pinigus ar ne. Nes visiškai nesąmonė yra užsiauti, reikia teisingai sakyti ir pasakyti, kad šitas tinkama. Kol tu neišbėgi mišką ar neišbėgi ten, nežinau, salę, tai yra nieko neveikiantis dalykas. Tai reikia praktika. Turi išbandyti realiosios sąlygos. Nes aš kaip suprantu, tu vedi ir privačias treniruotis, užsiėmimus, ir grupinės, ir privačias jodar. Būtent treniruoji žmonės basais ar su basi. Iš esmės salė mes visą laiką basi pas mus yra. Aš leidžiu iš pradžių, bet dažniausiai pamato, kad tai yra ne taip gerai. Ir arba pirmoji treniruotė, arba antroji patys nusiema, nes tai yra normalu. Tai yra fizinio parengimo, tai yra mano uždavinys, o kaip sakai, avalinės pardavimas baigėsi, sakykime, didžiąją prasme, prasidėjo raumenų treniravimas. To, ką aš ir supratau, kad tai yra svarbiausia. Raumenų treniravimas, pėdos raumenų treniravimas, dubens raumenų treniravimas, viršutinės dalies, kurie visi kartu susiję nuo pėdos. Pėdo yra visi davikliai. Matęs vieną knygą ten, kur
nuo galvos nulupa visą raumenį, kuris susijungia su vienu, su kitu, su trečiu, jie visi susijungia. Tai sako, kad jeigu tau skauda čia, tai ne faktas, kad čia ir problema yra, kad galbūt, kad čia kažkur problema yra. Ne, tai yra labai daug tokių įrodymų, kur pėda, jeigu man ateina ir sako skauda, tai ašgi einu ir palpuoju ir bandau atrasti tą vadinamą grandinę visą ir nueini iki galvos ir pasakai, va čia pas tave įtempta yra ir galbūt tavo koja tas skauda. Čia yra visiškai normalu, čia nieko ypatingo nėra. Tai, ta prasme, tai susijęs su, aš nesu vėlgi akupunktūros specialistas, bet aš manau, kad ten yra viskas susijęs su tais visais kanalais, kurie vienas su kitu susiję, nes mes juos perdodam. O ant pėdos mes turime labai daug aktyvių vietų, kurios įjungia mūsų dubens, širdies veiklą ir taip toliau. Jeigu mes basom vaikštom, mes masažuojam, mes įjungiam visą tą dalyką. Tai čia yra normalu. Tailandai tos kojų masažus dievinu vaikščioti. Ten sėdėjo toksai visas. Tai va čia yra ir įžeminimas. Jo, nu tai va. Geras. Tai viskas kartu. Dabar trumpai tada, nes jau kaip ir pakalbėjom, bet dar apibendrinant vis tiek užduosiu klausimą, kodėl mūsų pėdos taip greitai miršta, kai spraudžiame jos į batus? Dar kad patvirtinti. Tai čia yra raumenų atrofija. Tai prasme, jie nedirbant. Nes dar krepšininkai, pavyzdžiui, dar būna dar su tais aukštesnius tos bazos monos ir jo aukštinimus. Nu, o sakykime, ten krepšininkam galima dar kažkiek tai priskirti, kad jie kažkiek saugo iš viršaus nuo smūgio. Okay. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, galima ten, kaip sakai, prieiti prie sekančio dalyko, ką aš užsiminėjau, ne tik tais fizinio parengimą daryti, bet esmė, kad, pavyzdžiui, greitumo treniravimą, kurį darau ir, pavyzdžiui, kad pirmas žingsnis, kodėl ten, nežinau, ten Žalgiris, Wolves ar ten dar kažkas, tai perka amerikiečius gynėjus ir sako, vat jie lietuvių mes neturime, kuris greitai pirmą žingsnį padarytų. Todėl, kad Lietuvoje nėra treniravimo kultūros pirmo žingsnio, arba to vadinimo, kuris labai dažnai yra susijęs su didžiuoju pirštu, pavyzdžiui, kojos didžiuoju pirštu. Ir jisai basomis treniruojamas yra. Ir pas mane, kai treniruoja, aš greitumą, kai treniruoju, nes aš sakau, aš tą žiūriu, bėgimo technika labai svarbu. Ir ten labai svarbu, kad mes su pirštais atsispyrimą darytumėm, nes tai yra apie 10-15% mes pridedam jėgos vien todėl, kad pirštai dirba. O jeigu bate, tas viskas dalykas, jisai neveikia. Jisai tu gali treniruoti basomis ir po to truputį dadėti. Bet jeigu tu visą laiką treniruoji su batais, jisai sustoja, jisai apmiršta, jis nebeveikia. Tai mums reikia daug daryti tų dalykų su pirštais, kad jie būtų aktyvesni. Plus, visi, kai tik prasideda pašalimai ir visos traumos mūsų gatvėse yra dubens nelaikymas, kur pėdomis nesugeba išsilaikyti. Kiek avarijų yra traumų, visur yra ten ar Vilniuje ar kitur, todėl, kad žmonės nesugeba pėdomis kabintis į žemę. Su bloga avalynė arba siaura avalynė, kaip tu sakai. Nu, dar dėl to, kad kaip visada netikėtai žiema ateina pas mus Lietuvą. Nu, jo, čia prasideda. Kelininkai niekada nepažiūrime, nesupranta, ką reiškia. Iš šiaurės šulyje vėl apgavo. Teisingai. Tai va, tai ten yra daug dalykų, kur reikia pėdai dirbti, pėda turi perduoti raumenims, pavyzdžiui, dubens arba nugaros signalą, kad man dabar jau reikia pagalbos, balanso sulaikymą ir tada jis automatiškai gali išsilaikyti. Nu gerai, bet tai yra toks užšinsantis dalykas. Su raumenim, jūs pastoviai reikia dirbti. Taip. Blemba, aš, pavyzdžiui, pas kineziterapeutę vaikštau, pas mane jau, nežinau, virš metų kaklas pertimtas. Prieš 2 metus man šis buvo apmirus ranką netgi dėl kaklo. Negalėjau nieko pakelti su jūsų ranką, ta prasme, jėgos nebuvo. Nu, pačią ranką pakeldavau, bet jeigu ten kilogramo buteliukas, ten litro, negalėjau pakelti. Realiai. Tai va tai buvo problema tokia. Tai žodžiu, pas kinezę vaikšto, atrodo tos cunk, atrodo jėga ateina ir viskas, jau pabiški, paskiau tu pasirašymo planą pasikeiti, kad, ta prasme, ją išbraukė, darai kitus dalykus, žinai, nu, ten savo ten sprogstamą jėgą, ten treniruoja dar kažką, techniką dėl prošės varžybom, ir paskui grįžti pas ją, žiūriu, vėl iš naujo tiesos, ten su gumom visus tos daryti, vėl apmirė raumenys, vėl jie neveikia, vėl viskas vėl tas pats. O kaip su šito dirbti reikia, žinai, ar yra toks receptas, kad
kad, nepastovi kiekvieną dieną iš dienos tą patį per tą patį turi daryti, kad tie raumenys visada būtų įjungti. Ar mums nereikalingi jie įjungti? Jie patys įsijungia, kada jiems reikia. Ar kaip čia? Aš šiandien iš šito kalbėjau, vieną asmeninę treniruotę turėjau ir aš sakau, jeigu ateina pas mane mokintis bėgimo arba bėgimo, normalios technikos, ir aš pirmą treniruotę, aš visą laiką apgaudinėjau, kaip aš sakau, žmonės. Aš paprasčiausiai liepiu apibėgti apšilimui, ratuką ten stadione ar dar kažkur. Tai. Iš tikrųjų aš nieko nedarau, aš tuo momentu tegul bėga kaip nori, aš nusifilmuoju. Bet nereikia man ten filmavimo, tu iš karto matai, ar žmogus, kaip aš sakau, vaikystėje šoko šokius ar nešoko, ar jis koordinaciją turi kažkokią ar ne. Ir jeigu jis vaikystėje nors kažkiek šoko, ar kažką sportavo, ar kažką darė, tą vadinamą sinchroninį judesį, tai jis iš karto matos, kad jam labai daug nereikės, kad tą dalyką priminti jam, aš jam duodu vieną antrą pratimą ir jam atsistato tą dalykas. Ir tavo tas pasakymas, kad galbūt reikėtų ten kas antrą dieną, aš to netikiu. Raumenys turi labai ilgą atmintį. Jie turi nuo vaikystės. Jeigu aš šokius leidau vaiką, tai aš galiu garantuoti, kai jisai po 50 metų nueis šokti, jisai šoks tą pačią koordinaciją turėti, nes raumenis turi atmintį, labai gerą atmintį. Tai tiesiog priminti, galbūt, aš čia galbūt tik spėlioju, galbūt yra raumenis pertempti. Ir jie įtempti yra per daug. Ir jie tada negali pagal tą amplitudę atlikti kažkokio judesio, sakykime, ten mano nugaros yra. Juos reikia daugiau atpalaiduoti. Ir aš turbūt kokie 80%, kur pas mane ateina bėgimo technikos mokintis arba šiaip su skausmais, kurie ateina pasikonsultuoti, aš jiems turbūt 80% sakau, kad jie per mažai darė tempimo pratimų su volu, su įpirtinėjo, masažo nedarė. Tai yra daug didesnė problema negu raumenų stiprinimas. Iš mano patirties yra. Arba, nes žmonės sėdi, susikūprinė, susitraukė čia raumenukai, viskas yra, gal boksai ten jau irgi reikia, kad sutraukta būtų. Mobilumas turi būti. Tai va, daug yra, sakykime, apmirusių raumenų iš tos pusės. Aš labiau apie tai diskutuočiau, kad pas mus nesimokina atpalaiduoti. Volo nenaudoja, masažo, kaip sakau, pirties. Tai šitie dalykai labai daug svarbesni. Vėlgi grįžtam prie to balanso. Mums nereikia tiek daug stiprinti, mums reikia ir atpalaiduoti. Ir būtinai. Be šito negali organizmas, visas kūnas būti vienodai, sveikas. Tai nežinau, iš tos pusės, kad, mano toks patarimas daugiau skirti atpalaidavimą. Jo. Gerai, kaip sportininkui, tu gali, aišku, pasakyti, jeigu čia sportininkas sėdi, tai tu prieš varžybas negali atpalaidavimo daryti, nes tu tavo raumenis turi pasiruošę greitai. Sprogti turi. Tai turi labai nedaug, bet paruošiamajame etape, kada tu dirbi ten, 2-3 mėnesiai prieš, tai tau reikia privalai, tu pirmyn atgal dirbti. Ir aš niekada neleidžiu, kad žmogus užspaustų tą raumenį ir po to eina susikūprinės arba į vieną pusę tik tais padaro. Tai reikia atpalaidavimo. Tai gerai, tavo rekomendacija būtų, kaip sportininkui, kiek kartų pasirašymo, pavyzdžiui, metu, kai tu turi 2-3 treniruotės į dieną, kiek kartų į savaitę masažas, kiek kartų į savaitę pirtis? Labai įvairiai. Pirtis ne visiems tinka. Ne? Jeigu einam, ne visiems patinka, čia yra kraujotakos, patinka. Gal prastose pirtyse būdavo. Jo. Aš dėl pirties tai esu dabar daugiau visą laiką pasakau, kad naudokite tą vadinamą infraraudonųjų piltį. Žymiai geresnė, žymiai moksliškai 100 įrodymų yra, kad jie daug giliau eina. Paprasta pirtis yra paviršiuje eina 1 cm, o infraraudonų eina iki 2-3 cm. Tai yra daug gilesni sluoksniai, yra pasiekiami fascijos, sausgyslės ir taip toliau. Ir dabar yra, kaip sakai, iš tamų atsivežė pirtį, įsėdė į vidų, viršų galva ištraukta, televizorių ten žiūri ir ten geriausiai knygą. Aš tokia iš kiniečių buvau gavęs, bet ten irgi rimtai, ten 3 skirtingų bangų ten, žodžiu. 3 skirtingų buvo, va tą reikia būtinai daryti, nes yra vienas bangos mažiau, viena kitos giliau, bet šitą dalyką aš tikrai garantuoju, kad labai gerai veikia ir nereikia pirties kraujotakos viso sistemą. Jeigu įmanoma, aišku, pas gerą masažuotą arba nebūtinai pas gerą, pas gerą, aišku, visą laiką reikia, tai kad gilius raumenis pasiektų, ypatingai probleminius, minimum reikėtų tą vadinamą kas mėnesį, kokią 5 ar kažkiek tai seansų ciklą pasidaryti. Mes kalbam apie savaitę. O kiek savaitę? Savaitę galbūt vieną ten užtenka, nes jis yra gilus.
O kasdieną būtinai, po kiekvienos treniruotės pas mane yra 10 minimum minučių tempimo pratimų, 15. Kiti žmonės neišlaiko net tiek. Jie pabaigia treniruotę ir išeina. Sakau, stop. Einam ir atpalaiduojam. Jeigu tu nori, kad kitą dieną tau neskaudėtų ir kad tu galėtum pilnai atlikti judesius, tu privalai atpalaiduoti. Volas yra pagrindinis dalykas. Gerai, volas prieš ar po treniruotę? Po. Ta prasme, yra gerai, jeigu žiūrint moksliškai, yra toks pasakymas. Volas aktyviai, jeigu tu greitai darai, tai jis aktyvinimo yra, tai yra prieš treniruotę. Bet aš jo labai nenaudoju, dažniausiai esmė lėtai kvėpuojant po treniruotės. Lėtai kvėpuojant, svarbiausia kvėpavimas. Vėlgi kvėpavimas yra labai svarbus. Jeigu nekvėpuoji ir tu ten sakai, Vilmantas man liepia greitai padarys volavimą ir aš taip pat išeisiu, jis neturi jokio efekto, jokio. Aš specialiai jungiu ramią muziką, taip kaip ir per tempimą, per viską, ir tada kvėpuojam ramiai, tvarkoju, galite kalbėti tarpusavį, bet darom volavimą. Visą raumenis reikia būtinai išvaluoti. Visus, kurie dirba tą dieną, juos būtinai reikia. Ir pas mane turbūt yra, aš dabar galvoju, 5 turbūt lygių volai, tai yra kiekvienam raumeniui tu gali pasirinkti, vienam raumeniui ten yra gilesni, kitam yra kietesni, kitam minkštesni, bet jeigu tu, aš juos vadinu, jeigu visiškai lygų volą, kuris visiškai lygus yra, ir tu dedi koją ir, sakykime, blauzdą arba ten dvigalvį užpakalinį ar keturgalvį ir ant jo rėki, tai tu esi nepasiruošęs, tai yra tau pertempti raumenis yra, tu net negalvok apie kažkokį sportą. Man ateina tokių, kurie sako, aš negaliu net atsigulti. Man būdavo pas masažuoti, Pasaulis Atkevičius ateidavo, tai jis atrodo, tik ranką padėdavo ar ten alkūnį ir pabiškiai eidavo linglų. Iš tavo taip, ten iki vos ne iki ašarų ten eidavo. Tokie skausmai atrodo, kad peilių pjauna, sako, aš vos spaudžiu. Ant tiek viskas pertimta būdavo. Pertimta. Dabar netgi, kaip tik prieš šį pasirišimą buvom, prieš išvažiuojant, jis atrodo spaudžiu, ten daro. Sakau, čia normaliai spaudži savo raščianės, nes sakau, kad kažkaip tai... Ir dabar geriau jau. Pakenčiamai yra. Ne, faktas, pas mes jau daug metų dirbam, tai pastovi dabar. Taip, jis turi būti atpalaiduotas taip, kad būtų. Taip, prieš varžybas biškį įtempimą paliks galbūt jisai. Man tik tiesiog dėl to volų buvo įdomus dalykas, kaip juos naudoti tinkamai. Nes kartais tiesiog prieš trenkę jo pasivaluoja ir viskas, paskui galvoju, nueisiu į masažą ten kartą į savaitę. Bet vis tiek, kai tu po 2-3 treniruotės negidariu, nes aš dabar šį pasirišimą 3 dienas savaitėje, aš po 3 treniruotės dariau, tai buvo 6 valandas salėje, aktyvios valandos salėje į dieną, tai kitą dieną buvai tiesiog miręs. Ir atrodo, ten ir tempimai būdavo, ir viskas jau tokie su pagalba, ta prasme tempimai, bet tu ir naktį, ir mėgoti, ir taip, ir tu kitą dieną ateini toks kaip pachmilingas realiai, kai atrodo kaip geras visą naktį, nes toks... Čia kitiem nepasakoti jo reikia, bet čia dabar profesionaliai taip, ten yra toks jau žaidimas. Profesionalus gyvenimas, jisai va toksai profesionalus sportininko, jisai mažai malonumo, čia taip atrodo, žinai, žmonėm, pažiūri Instagram'e, Ivanijam nuvaro, pasportuoja, su smagiai laikę praleidžia, pažvengia kažko, kai tu žvengi, tai belė kokią nesąmonę šneki, nes tos smegenys jau nebedirba, tiesiog belė kokią nesąmonę šneki, pasakai, tau atsako kokią nesąmonę, pažvengi tiesiog, ir toliau reikia tik tu, žinai, prastūpti tą laiką, nes ten malonumo mažai yra iš tikrųjų. Ja, tai čia galiu pasakyti iš tos trenerio patirties, kad, pavyzdžiui, pas mane dabar namie per vidurį kambarios yra masažo stalas, nes aš ruošiu dukrą Europos čempionatai. Jinai Lietuvos yra bėgimo, sakykime, rinktinė, yra saugusi, jai 17 metų, bet ji dabar papuolė jau. Tai, bet aš žinau, kad jinai kitaip nebus, aš neprivežiosiu ją ten kitur. Tai aš paimu masažo kursus, pats esu pabaigęs, viską išbandžiau ir paimu kiekvieną dieną tą dalyką darai. Čia yra toks gyvenimas, nieko kito dalyko negali padaryti. Nepyksta dukra, kai darai masažą tvirtesnį? Žinai, kaip būna, žinai, kaip būna, kai svetimi daro, tai atrodo, guli, kenti, viskas gerai, o kai savy, tai vis laiką jautriau reaguoji kažkodėl. Kojas kilnoja, nusisukti, sako, bet antrą dieną jau iš karto jau geriau, kai pajaučia, kad kitą dieną nebėra to skausmo bėgant, nes jinai bėga 400, yra pačia sunkiausia, kaip aš sakau, distancija, tai ten nėra ką veikti, ten yra žiauri ištvermė ir ten kojas, jeigu nepakeli, keturgalvis skauda, tai viskas mažėja, ten negali nieko padaryti. Okay. Draugai, sustabdysiu šį pokalbį tam, kad padėkočiau Jums už tai, kad esate kartu, už tai, kad padedat man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę, o ypatingas ačiū tiem žmonėm, kurie
padeda mums ne tik gražių žodžių, bet ir veiksmų. Žmonėm, kurie paremia mus ir mūsų projektą YouTube membership, taip pat Patreon bei Contribui platformose. O visi likę labai galėtų mus palaikyti paprastai ir jums tai nieko nekainuoja, tiesiog spaudžiant like, paliekant komentarą bei spaudžiant subscribe mygtukus. Mūsų kanalas bus jums labai, labai dėkingas. Na, o dabar tęsiam mūsų pokalbį. Tai ką prarandame kasdien avėdami komfortišką avalynę? Pirma, džiaugsmą būti čia ir dabar. Tai yra filosofinis klausimas, yra iš esmės visos rytų filosofijos sako, gyvenk čia ir dabar. Taip. Vakar dienos nėra, rytojus negali pasiekti. Tu gali čia yra tavo gyvenimas. Tai aš visą laiką sakau, kad einant basomis, visų pirma, tu gyveni čia ir dabar. Aš nežiūriu į ten telefoną ir negaliu eiti su juo, nes aš turiu jausti, kur aš einu, ypač žiemą. Vasarą dar ok. Bet žiemą aš jaučiu ir gyvenu. Tai vadinasi, aš jaučiu, kaip įkvepiu, iškvepiu ir aš galiu kiekvieną minutę pajausti. Tai tau čia tiesiog tai yra meditacija. Taip, jo. Aš jūs, sakykime, arba tie, kurie visi vaikšto su batais, tai jūs nežinot, kokioj parduotuvėje yra šildomos grindys. Aš tikrai žinau, į kurias įeiti ir ten yra šildomos. Ir daugiau arba mažiau. Tai yra daug tų dalykų. Eini ten prie vienokius ar kitokius akmenukus, aš žinau prie kiekvieną. Tai yra atrandi gyvenimą čia ir dabar. Kiekvienas žingsnis yra tas. Plus, kaip bebūtų, čia nereikia gal girtis, bet iš esmės šalutinis efektas, aš jį vadinu šalutiniu efektu, yra grūdinimas. Aš 6 metai nesergu. Visiškai. Tai ta prasme, mano peršalimas, aš peršalimą, kad aš vakar peršalau, aš sužinau kitą dieną, kai man išlenda čia kažkur puslelinė. Ir man išlenda. Vadinasi, aš vakar sirgau ir biški išlindo tas dalykas. Tai yra viskas. Jo, ir viskas. Tai yra imunitetas sumažėjęs buvo vakar. Vienintelį, kur aš buvau susirgęs, tą dalyką visiems pasakojau, kad buvau per karantiną išvažiavęs į Dubajų ir ten prie kondicionierių buvau tikrai susirgęs. Nes kojas galvoja, kad karšta, jos nieko man neuždarė čia, man čia viskas padavė šalčio ir tada aš buvau peršalęs. Bet peršalimas buvo labai paprastas, 1 valandą aš sirgau labai stipriai. 1 valandą, čia ne diena, valandą. Tai pasiėmiau česnakų, nusipirkau, nes ten neradau, svogūno, medaus. Imbiero, česnako, imbiero ir medaus. Nusipirkau, pasidarau tą vadinamą tokią košelę, sakykime, ką ten nori, mikstūrą, suvalgiau tenais pusę puodelio, su arbata išgėriau ir viskas, po valandos tas praeina. O kad daugiau tokių situacijų nebūtų, aš noriu to padovanoti savo kolegų draugų Foherb įmonės eliksyrą sveikatos imunitetui, būtent kordisepsas ir kitų grybų mišinį, skystos formos. Pusę buteliuko iš ryto ant tuščio skrandžio, pusę prieš miegą pusę skrandžio, 6 dienas savaitės. Supratau, gerai. Tikėkime, kad nesirgsiu, bet pabandysiu. Ačiū. Pabandysiu, jo. Yra labai geras dalykas. Labai daug metų vartojam ir irgi nesirgam. Sakyk, kiek laiko reikia, kad žmogaus kūnas prisitaikytų prie basakojystės ir kokie pavojai slypi perėjimo pradžioje? Labai individualu. Ta prasme, galima iš esmės, jeigu norima, dažniausiai aš laiką sakau, pas mane stovyklas, kurias vaikų organizuojam, tai visi vaikai atvažiuoja ir iš pradžių ten dar pasimaima 1 dieną, kad jie su batais būna, bet po to visa stovykla būna basi. Ir jie išvažiuoja patys, aš jums specialiai nesakau nieko, bet jie patys mato, kad tai yra maloniau, jie jaučia tą visą malonumą, džiaugsmą, įžeminimo, visą tai toliau. Ir jie dažniausiai grįžę namo, man po to kitais metais tėveliai atvažiuoja, sako, žinai, Vilmantai, sako, praeitais metais mes buvom, tai mūsų vaikai privertė būti basais iki 1 šalnų. Geras. Iki spalio, lapkričio mėnesio vaikai aš nieko nesakiau, kad tėvam daryti. Jie visiškai paprastai savo natūraliai bėgiojo ir tėvam paprašydavo, pasakydavo viską. Tai tas dalykas, kiek reikia, čia yra mūsų prote. Tu į tave žiūrint apskritai gali užsikrėsti visą šitą ligą. Nesakau, po tos stovyklos aš irgi tada pradėjau praktikuoti tos basapedistai ir tos vaikščiojimus ir tos sniego valymas basom ant ledo praktiškai. Plius prieš tai aš jau tos šalčio terapijos ten vonės praktikavau. Tada aš jau pastebėjau pas vieną draugą,
tos Five Fingersus ir paskui dar tada jau, kai pradėjau jais domėtis, tada, aišku, EC atėjo to Barefooto ir tas, žinai, jau ta gniužtė jau nuo kalno jau rieda. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jo, šiandien mes turim galimybę su tavim dar pašnekėti ir dar labiau sužinoti, nes iš tiesų penktadienį aš norėčiau iš tikrųjų, nes dar penktadienį, atrodo, turėsiu šiek tiek laisvo laiko ir jeigu tu rasi laiko, ateiti gal su sūnum netgi į treniruotę privačią pas tave. Tai gerai, viskas tvarkas. Nes tas labai iš tikrųjų užkrečiama ir nes efektą aš jaučiu. Realiai jaučiu. Ir vaikai jaučia labai, ypatingai. Aš kuo labiausiai nesidžiaugiu, tai nesidžiaugiu tėveliais, kurie sako, aš investuoju į vaikus, jie moka man ten iš stovyklą, už dar kažką, bet sakau, kodėl jūs patys to dalyko nedar? Jūs gyvenat gyvenimą, nesvarbu, kiek tau metų. Bet šitas yra man truputį dar nesuprantamas. Dar toks vienas dalykas įdomus buvo, irgi, kai šiluma tik atėjo šį pavasarį. Ir aš, sakau, tą pasirašymą jau ilgą laiką buvau, blemba jau toks pavargęs, išsekęs atrodo. Ir dar vaikai buvo ta savaitė pas mane ir ten dėti. Jeigu, eikit jūs visi šiek tiek. Nes yra vienas darbas, kurį aš ilgai dėliau, nes niekada nesu daręs, žinai, naujas darbas kažkoks, tu netaip jau komfortiškai jautiesi. Šilaugis genėti jau. Jo, išėjau po šortais, be maikės, be batų, ant kelių, ant žemės. Prabuvau, aš ten blemba 2 valandas gal prakarpiau tas. Bet žinok, aš toksai pavargęs, toksai išsekęs, toks nervuotas buvau. Aš, pizė, kaip po savaitgalių spa. Toks grįžau namo, pailsėjęs, toks su nuotaika, toks ramus. Taip, wow, čia buvo nuostabiausias dalykas, galvoju, taip genės. Aišku, užsnysdavo ten jau ilgai, bet, nemeluosi, realiai, nes ten dafiga to reikalų buvo, bet, nes norėjau idealiai dar padaryti, kaip pirmą kartą. Bet realiai pailsėjau. Ir paskui tada irgi tave buvau prisiminęs. Graunigas. Basom buvau ant žemės. Nieko baisaus. Ir nėra, kad ir ten kokia šaknis bus, tai gerai, biški įgels tave. Tai viskas gerai. Tai yra, gauni signalą kažkur į kūną, viskas gerai, pradėjai aktyviau dirbti, viskas. Tai čia yra gyvenimas, paprasčiausiai. Taip. Tik mes pradėjom bėgti kažkaip tai nepastebimai nuo jo, nes buvo daug tiesų mums įbruka. Kaip ir anksčiau, aš kai pradėjau tas ledo vonias propaguoti, irgi visi, taigi susirgsi, taigi tau čia prostata, tai pas tavęs ten nebestovės, tai tu ten nežinau, plaučių uždegimas bus ten dar, ko tik man neprognozavo. Taip. Aš vis dar čia. Nei snargliuko, nei kažko neišbėgo dėl ledo vonios. Prie -20 stovi garuoja, kaip ronis, raudonas visas, net nedrebė. Taip, ir čia yra visiškai, aš jį vadinu, kad mes nebenorime, bendraja prasme žmonija, per daug gerai gyvena ir nebenori tų stresų. Mažų stresų reikia. Be jų nieko mes negalim padaryti. Kiekvieną dieną turi būti kažkas naujo, kaip tu sakai, šilaugės, kiekvieną dieną, kitą dieną bus bruknės, kažkas bus dar kažkas, naujas judesys, jis tą ir nauja patirtis, jinai žiauriai gerai organizmui yra. Taip. Tai kad dabaigim, prisitaikyti prie tos basabadysės. Ar reikia laiko? Ne, galvoj, viską galvoj. Jeigu mes priemam, kad tai yra galvoj, man norisi daryti viską. Ten nieko nėra ko treniruoti. Ten yra paprasčiausiai, galbūt išmokti, kad reikia kvėpuoti. Kvėpuoti ramiai. Reikia ramiai priimti tą, kas yra. Gerai, jeigu, kaip sako, būna nusilpę raumenys. Gerai, jeigu ten nori sportuoti, pradėti, žinai, pavyzdžiui, visą laiką su batais sportavai, o dabar nori basom pradėti sportuoti. Tai gerai, tai nieko dėl to ten nėra tragiško. Kaip tik tais batus užsidėti, avalinė, tai man nebejausti tų visų ten išlinkimų, palinkimų, o basomis tu grįžti atgal ir tu jauti, kad pradeda dirbti. Čia yra didžiulis dalykas, visa didžiulė industrija yra pastatyta ant plokščiapodystės mito didžiulio, kur ten vėlgi nusilpę raumenys paprasčiausiai yra. Ir man čia pradeda aiškinti, kad tenais yra vidpadžių reikia, tenais batų reikia. Yra visa industrija ant melo pastatyta. Paprasčiausiai, kad žmogus nebeina natūraliai ir nebevaikšto.
Visiškai. Ten yra raumenų nusilpimas. Nereikia nevaidinti, kad čia aš esu didžiulis gydytojas ir sakysiu, aš kiek pas mane vaikščiojo, kurie turėjo tą plokščią pėdą, paėmė, patreniravo, pasivaikščiojo basomis, pasivaikščiojo, po mėnesio, 2-3, jie mato, kad jau pradeda tą keltis ir viskas stiprėja. Nieko ten nėra. Nereikia vaidinti. Tai čia yra industrija ant to. Geras. Aš suprantu, kad jeigu ten, ten krepšininkas, jam rytoj svarbios varžybos ir jam skauda pėdoje kažką tai, aš suprantu, kaip lygiai. Būdavo tas, pas man irgi kažkada buvo tas fascitas, plantarinis fascitas. Tai įtempimas raumens. Tai čia yra nebuvimas atpalaidavimo pratimų. Tai tau reikėjo vienintelė, ką reikėjo daryti, tai reikėjo kamuoliuką su tais ir jį išvaluoti. Ir atpalaidavimo reikėjo. Ir jisai nebūtų ant pėdos, būtų blauzdoj dažniausiai būna. Nes būtent tuo momentu man jo blauzda, kai atsakiau, tada paliesdavau, aš ten rėkdavau. Tai va apie tą, aš nustatau. Fascitas buvo nuo blauzdos, kad vaikščiai ir šokinėjai ant to. Tai blauzdą atpalaiduoji, masažo arba dar kažko ir atpalaiduoji tenais ir tada kojai nieko nėra. Tai, kaip aš sakau, pabaigsiu, jeigu tau reikia greitai išgydyti, tai tu tą greitą tabletę vienai dienai, tu tą gali vidpadį įsidėti, kad tau neskaudėtų ir tu varžybose sudalyvautum. Bet kitą dieną tu vėl turi eiti normaliai, natūraliai ir sportuoti. Čia yra nuskausminamasis trumpalaikio veikimo. Avalynė, jeigu man reikėtų, kaip pasako, kada tu užsidedi batus? Tada, kada reikia slidinėti su slidėm. Taip, užsidedi. Neslidžiu batus, kitaip nepritvirtinsiu, ne šį laikai. Taip, man reikia kartais, bet nedaugiau. Tai yra ekstra, jie yra išsigelbėjimo priemonė, jeigu man reikėtų ten į kalnus lipti aukštai, aš ten galbūt užsidėčiau, kad nebūčiau paskutinis, kad su visa komanda eičiau, nes kitaip aš savo tempo eidamas ten labai per ilgai eičiau tiesiog, nes aš atsargiau eičiau. Bet tai nieko blogo nėra. Tai gali būti avalynė, bet tik tais vienai dienai, 2 dienom, viskas, po to visą laiką galim gyventi. Ir mieste vaikščioti. Tai būtų mano sekantis klausimas, ar galima basakoistą derinti su šiuolaikiniu miesto gyvenimu ir kaip? Visiškai galima. Aš turiu, nežinau, gal nežinai, aš turiu tokius vadinamus keurabačius. Aš turiu batus, kurie yra išpjauti apačioj, jie yra kiauri, ir jie neatsinešiu dabar bet galėsiu atsiųsti, jeigu noriu nuotrauką. Tai jie pas mane mašinoje yra įdėti, po apačią pakišti, ne šitoj dabar, bet nesvarbu. Tai aš juos užsidedu iš esmės daugiausiai, 2 vietose, aš sakau, 3. Tai pirmą į teatrą einant, ta prasme, aš ten nenoriu, ten kažkas žiūrėtų, bet jie iš viršaus yra batai normalūs, tik apačioje jie yra kiauri. Antra... Aš įsivaizduoju, kažkas eina paskui tave laiptais. Ką? Ar čia man pasirodė, ar kas čia yra? Tai parodo, Tai čia, tai yra į tokias oficialias vietas, kaip aš sakau, į teatrą, į laidotuvės, nenoriu, kad ten kažkas tai būtų tokia. Ir dar vienintelį, ką darau, tai aš darau jį, užsidedu aerouoste. Jeigu mane aerouoste pamato, tai aš tiesiog, kad nebūtų man klausimų, aš greičiau, kad praeičiau, kad nepradėtų manęs ten klausinėti, apsauga. Tiesiog aš neturiu laiko ten jiem aiškintis, kas yra. Tai aš užsidedu, praeinu, vėl nusiemu ir viskas. Ir tada tai yra vieninteliai dalykai, kur aš naudoju. Bet jie kiauri yra, 100%. Geras. Viskam yra atsakymas. Taip, reikia tik tai pasiruošti. Gerai, tada prieinam dabar prie įžeminimo temos. Kas tavo gyvenime pasikeitė, kai pradėjai praktikuoti įžeminimą? Iš esmės, tą sakiau, kad būti čia ir dabar, ne? Bet aš dažniausiai, vėlgi, aš inžinierius, man visą laiką reikia įrodymų. O kas pasikeitė? Pradėjau ramiau vaikščioti. O kaip tu įrodysi, kas čia yra? Pradėjau atsargiau vaikščioti. Tai aš laiką sakau, aš pasiemu išmanų laikroduką, kuris pas mane yra, ir aš pažiūriu, kaip mano streso lygis yra. Jisai matuoja streso lygį, lygiai taip pat. Ir aš matau labai akivaizdžiai, kai tik tai šaltis ateina, pas mane streso lygis mažėja. Ir pas mane yra lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, pas mane 4 mėnesiai yra streso lygis mažesnis, ten 3-4 laipsniais, aš nežinau, ne laipsniais, ten padalom, kur ten yra, o vasarą, kai yra karščiau, kažkodėl pas mane streso lygis didėja. Ten gali suvesti, kad ten galbūt treniruočių daugiau, gal dar kažką, bet iš esmės man jau 3 metai, man atrodo, aš jo naudoju, visą laiką atšala, stresas mažėja. Geras. Tai aš daugiau kvėpuoju.
Vėlgi, ramiau kvėpuoju ir tada aš sumažinu streso lygį. Tai vat kas pasikeitė, tai aš laikas, kai užsimatuoju, pasižiūrėk. Tai yra ramesnis gyvenimas, daugiau kvėpavimo ramaus, nes man reikia išeiti. Kiekvieną rytą išeinu į mašiną, vaikus vežu mokyklą, man reikia per sniegą eiti, aš nusiraminu. Niekur neskubėdamas, viskas tvarkoja. Taip, atrodo nerealistiškai skamba, žinai, einu per sniegą basom ir nusiraminu. Taip. Tai čia... Na, žmogui, kuris dar nebandė, taip ir gali skambėti. Man tai čia visiškai labai normalu. Ir tai yra, aš jaučiu, aš nežinau, kaip jūs jaučiate, bet tai yra šviežias sniegas ar kietas sniegas. Tai tu dalykai gali iškart pasikalbėti su savimi. Tai ar yra realūs fiziologiniai pokyčiai dėl kontakto su žemė? Ką rodo kraujo tyrimai, pulsas, miegas? O jeigu paimti, jeigu nežinau, gal netgi net pas save galėjau, jeigu turi kažkokių žmonių, kurie seka tavo pėdom ar... Aš per save tai aš tikrai žinau, kad pas mane pėdos, tas pats laboratorija, kaip sakau, buvo pronacija, po to pasistatė visiškai, aš dabar visiškai vertikaliai. Pėda išplatėjo, nes jinai platesnė yra, viskas ok. Tai čia fiziologija. Kablų nešioja, kaip suprantu. Ne, jokių nenešioja. Tai tai šitie dalykai yra fiziologiškai. Streso lygis, ką sakiau. Kvėpavimo, aš ten irgi žiūriu, naktį, kai kvėpuoju, ten irgi žiūriu, kiek ten to laiko, bet ten nepajutau, kad ten būtų didesnis. Bet aš žinau pas kitus, kurie pradeda vaikščioti, man po to paskambina, sako, dėkui, kad užvedė ant to kelio ir sako, aš jaučiuosi gerai. Jeigu nori, galiu netgi vieną audio įrašą paleisti mergaitai, kuri buvo pas mus renginį, fotografija, pabuvo ir... Čia realūs. Čia visiškai realiai, čia prieš 2 savaitės jinai buvo, ar 3 savaitės, dabar nepamenu. Čia labai spontaniška žinutė, žodžiu, aš norėjau tiesiog padėkoti dar sykį už tą progą, kad galėjau dalyvauti renginio metu ir klausytis nuostabių pranešimų, susipažinti su tavo vyru, nes kodėl? Iš viso šitą mintis man dabar kilo ir noriu su ją pasidalinti. Paklausiusi paskaitos apie viso kūno judesį ir pėdas ir taip toliau, aš nusipirkau tas vadinamas tapkutės šokėjam, tas balerinas odinės ir dabar aš su jomis vaikštau visur, kur tik tai įmanoma, tik tai vairuoti su jom sunku šiek tiek dar, tai to nepraktikuoju, bet šiaip visur po miestą varinėju, labai gerai jaučiuosi. Ir niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad taip būtų galima daryti ir jausti tą ryšį labiau su pasauliu ir su viskuo ir apskritai, kad tas pėdas stiprinti ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai noriu padėkoti ir noriu palinkėti, kad dalinkitės šitą informaciją su visais, kiek tik įmanoma, nes manau, kad labai prasmingą darbą darot. Tai labai džiaugiuosi tuo. Tai ačiū labai. Gražu. Sakyk dabar, bet Češkis, o jisgi iš odos, man atrodo. Jo, jis yra odinės. Odinės, tai čia yra tas grauningas. Taip. Češkis yra pats. Tai dabar, klausyk, tai dabar nuo šitų man reikia ant Češkių perėti. Po biškį. O paskui, žiūrėk, dar po metų kelių susitiksime, aš jau būsiu kaip tu, su pasavim. Jo, čia viskas labai idealu. Geras. Visai apie Češkis nebuvau pagalvojęs. Čia visiškai idealu yra. Aš buvau vienoje įmonėje, kur irgi paprašė manęs papasakot, tai sakau, jūs nebijokit, basom vaikščiokit. Jis sako, kaip mes ten pedikiūras, taip toliau. Češkės, užsidėkit. Vaikščiokit. Ir sakė, vaikščia, dabar, žinau, po mėnesio laiko skambinu, sakau, kaip sekė, sako, vaikščiam visi. Ir prie stovimų stalų. Čia kitas dalykas, kad mes sėdime. Jo, dar stovimų stalai yra dabar naujovė tokia irgi yra atsiausi, čia prieš kelis metus aš žinau. Bet iš esmės yra labai daug. Aš šitas kėdės, kur mes sėdime, aš jas girtoklius statau, jie yra skirti tik, kad nenugriūti, bet iš esmės mūsų dubens pastatymas turėtų būti vertikalus. Nes mes dabar sėdime, tai mes vėlgi pusę valandos yra skaitosi,
mūsų išmanus laikrodukai sako, atsistok, ne, dėl ko sako. Todėl, kad mes sulenkimą turim ties dubeniu ir ten kraujotaka sumažėja, nervų sistema sumažėja ir mūsų kojas, jos nebėra tokios aktyvios. Iš esmės, jeigu mes visą dieną stovime, aš laiką sakau, prie stovimo stalo dirbkime, o po apačią pasidėkime basas dėžutę, kuriame jūsų vaikai paliko Lego kaladėlės ir ant jų stovėkime basi. Tai yra pats idealiausias. Yra tie lentos tos su vinim. Aišku, su vinim gali, tai dar geriau. Bet tai čia dažniausiai turi tų Lego kaladėlės yra nesumaigomas, kaip jie ten reklamuoja. Tai labai gerai tinka. Lemba įdomi. Ar įžeminimas gali padėti greičiau atsigauti po sunkaus sporto ar emocinio išsekimo? Taip, absoliučiai. Ir įžeminimas labai gerai, sakau, su vandeniu. Jeigu jis yra į upę, į ežerą ar jūrą įkiša į tas kojas, arba visas įsimaudyti, tai yra idealu iš esmės, tai yra greičiau. Nes tai yra prasideda gijimo procesai visų pirma pagerėja. Nes jonų sistema, sakau, susibalansuoja ir tada gijimo procesai pagerėja ir tada automatiškai viskas yra gijimas gerėja. Viskas gerėja. Tiesiog paprasta. Ir viskas nemokamas, svarbiausia. Nu, tas nemokama, tas neįdomu. Neįdomu, bet pats baisiau. Tas yra jo gyvenime taip. Ką pasakytum žmogui, kuris sako, aš neturiu tam laiko? Neturiu savo gyventi. Tai kam tada gyveni? Nu, tu prasme, čia yra savo. Dirba gyventi. Žmogus valstybei, vyriausybei, tai... darbdaviui. Oi, nežinau, ne. Gyvenimas yra gyvenimas, gyvenk čia ir dabar. Tai yra visą laiką mes turim tam laiko, kiekvieną dieną. Pusę valandos mes turime savo laiko, kiekvieną dieną. Nesvarbu, ar ten atsispaudimus padaryti, ar pasivaikščioti. Mes visą laiką turim knygą paskaityti, nu tai eikim į lauką, pasivaikščioti. Paprasčiausiai. Čia yra savęs apgaudinėjimas, aš nežinau. Jo, kaip Robinsonas sako, jeigu neturi savo tos pusvalandžio, tai tu neturi gyvenimo. Taip, čia yra, tu negyveni, tai kam tada darai, kam tu dėl kitų? Teisingai. Tai čia atsikalbinėjimai. Tai dabar dar priejau prie vieno dalyko, kodėl sakau, kad pinigus suleidau. Ką tu galvoji apie grounding sheets, tai įžeminimo patalus? Ja, yra patalinės, yra kilimėliai. O aš esu jau kelis mėnesius mėgu ant jų. Aš neturiu jų, nes man nereikia. Nes šiaip tikrinu, su to elektro prietaisu palėtė nulis. Praktiškai varžos nėra. Nu, tai žeminimą, viskas gerai. Tai, teoriškai turėtų būti, aš nesu, reikėtų išbandyti. Čia dabar tau klausimas. Teoriškai irgi, kaip ir turėtų kažkas būti. Bet žinai, kai aš tą pasirišimą taip praėjau, tokį nelengvą, tai aš to pasakyti didelio skirtumo negaliu pasakyti, kad... Čia reikia tų mokslinių tyrimų, kaip sakau, jų yra, bet nėra tokio didelio kiekio, nes tau reikėtų kontrolinės grupės, reikėtų šitos ir jie turėtų tą pasakyti. Šiaip tai yra vadinamo groundingo arba to žeminimo puslapį internete, kuriame yra tokie tyrimai atlikti ir jie sako, kad tai veikia. Ir yra moksliniai tyrimai, man atrodo, Korėjos, ar 21, ar neatsimenu, 22 metų pas mane prezentacijoje yra įrašyta, kur buvo Korėjoje buvo atlikti tyrimai, aš dabar nepamenu su kiek ten 15 ar kažkiek vaikų, kurie vaikščio kiekvieną dieną po 15 ar 20 minučių, dabar vėl neprisiminsiu, ir jų tikrino kognityvinius sugebėjimus. Tai yra sugebėjimą mąstyti tą dalyką. Ir tie, kurie vaikščiojo įžeminti, jų buvo geresni, jie pagerėjo. Tai jeigu nori būti protingesnis, vaikščiok basas, iš esmės jie įrodė. Ir yra tie tyrimai, aš galiu pasidalinti, čia tikrai nėra kažkoks baisus dalykas. Tiesiog jie nepapuola į tą visuomeninę erdvę galbūt, bet jie yra įrodyti. Tai ką mes kalbam? Kosmosas. Ne, čia yra mūsų natūrali gamta, kurią mes neišnaudojam. Sakai, prieisim prie judesio. Tu dažnai kalbėjai apie judesio kalbą. Kaip mūsų kūnas šaukiasi pagalbos? Judesio analizai, kai mes ir Vokietijoje mokinamės, ir kiek pats, tai ta prasme, mes 90% verbalinę turime kūno kalbą, o ne šitą. Tai tu iš karto tą matai, jeigu mes apie tai kalbam, ne kūnas kalba. Tu eini, aš
Vingio parke važiuoju treniruotę ir matau, kaip žmonės bėga ir tu iš kūno judesio tu gali pasakyti, kokie raumenys įsitempia, kas yra gerai, kas negerai ir gali apibūdinti jo charakterį. Tai žinoma, tai yra. Tai ir kaip yra veidotyra, tenais jo tokie dalykai jo, taip yra ir judesio apibūdinimai, kaip žmogus turi semantiškai ten, sakykime, ten vieną ranką taip neša, ten kitaip neša. Tai iš tos pusės, tai ne tik tais fiziologiškai kineziterapijai, tu gali pasakyti, va tas ar tas pas jį įsitempia, bet ar jisai turi susikaustimą, baimę, vadinasi, jisai turi kažkokią, ne? Raumenų sutraukimas jau rodo kažką. Ar jisai pasitikinčiai, visi raumenys yra laisvi. Jie visi dalykai yra kartu susiję. Kūno kalba yra, judesio kalba yra mūsų viso gyvenimo kalba. Tai čia jie yra susiję. Taip nėra įrodyta labai daug, bet aš manau, kad 20-30 metų mes ne tik kalbėsim apie tai, kad žmogų pasižiūrėjus, bet prie to galim privesti dargi, kad per basakojystę mes galime labai aiškiai pajausti žemės ne tik jonus, bet ir vibracijas. Vibracijos, nes tai yra Šumano efektas, jau dabar jau galim kalbėti, žemė pati kalba, ne? Tai yra alfa bangos, beta bangos ir jeigu mes miegame, mes vibracija smegenyse yra, dabar nepasakysiu, 0,2 ten herco, po to ten streso bangos yra daug didesnės, yra 5 bangos tokios, vėlgi, aš kaip paskaitui, ten yra surašyta. Ir yra tos vadinamos meditacinės muzikos, tai jos irgi ant tų bangų pastatytos yra, ne? Ir mes čia labai greitai einame ir aš manau, kad artimiausi 50 ar daugiau metų žmonija pagaliau pripažins visiškai normaliai, kad vibracijos yra mūsų pagrindas ir tada mes nebesistebėsim minčių perdavimu. Tu dabar irgi lygiai tą patį bandai klausimą užduoti, nors aš prieš tai jau tau uždaviau, tu sakai, va, aš dabar tą dalyką jau parodžiau tą patį klausimą. Tai čia lygiai taip pat. Nes aš žinau, kas pas tave ten kompiuterį parašyta, nes tu man perdavai, prieš tai perskaitai, man perdavai. Tai yra perdavimas, vibracijos yra visiškai normalus dalykas. Ir čia kartu susijęs su ta basakojystė, su vibracija. Kaip ir būna, kaip jauti žmogų kambaryje esi ir jauti, prie kurio tu gali prieiti, iš 10 žmonių, su kurio tavo kontaktas tikrai eisis. Jo, kažkaip tai iš savęs žinai tiesiog. Tai čia yra viskas yra pasusiję. Aš labai dažnai pas mane mergaitės ar berniukai, dabar paskutinį kartą irgi lygiai taip pat buvo. Treniruotė buvo ir ten mano mergaitė, ten instagramininkė viena yra, kuri sako, Vilma, tai vis nufilmuok, kaip aš čia pas tave treniruojas. Nu, aš jos telefoną paėmiau ir pafilmavau, ten nuėjo persirenginėti. Ir aš jaučiu po minutės laiko, jin paliko pas mane telefoną, pas mane kišenį tiesiog, ir aš jaučiu, kad jinai dabar galvoja apie savo tą telefoną. Ir jinai po to priejo, sako, aš jutau, sako, kad tu dabar bet irgi ištraukė mano tą telefoną. Tuo momentu. Sakau, čia prieš 2 minutės buvo. Jo, sako, prieš 2 minutės. Ir tai visiškai normalu. Tai yra visiškai, tai yra nieko čia ypatingo nėra. Čia yra per vibracijas, per jutimą tą žemę, jinai basomis dar apibėgo, dar tą dieną lyjo, vadinasi, žeminimas dar buvo geresnis, vadinasi, mes kažkokio, ar ten, aš nežinau, ar per žemę, ar per orą, mes perdavinėjom tos dalykus. Kaip biolaukai ten. Taip, čia biolaukai. Tai mes daug dar tų dalykų nežinom, kaip jie veikia. Aš irgi tą bandau suprasti, bet, čia reikia dar antro gyvenimo dar tą dalyką. Šiais laikais labai mokslas eina prieki, labai greitai. Kaip basakojystė padeda išgydyti lėtinį nugaros ir kelių skausmą? Streso mažinimas jau turėtų būti, čia yra lėtinė, čia aišku reikėtų žiūrėti, kuris to raumoja yra. Tai čia jau reikėtų tą dalyką pastovėjimas, galbūt neužtektų, nes truputį per daug. Aš vėlgi kalbu apie turbūt 90%, kad bus pertempimai raumenų. Gerai, pas mane dar tokia situacija yra. Būna, jeigu aš ilgiau pasivaikštų, man jaučiu kaip sukietėja, arba pastoviu, arba pavaikštų, man sukietėja nugaros apačia. Atrodo, kur tas subinkaulis yra, odegėlė, o ten virš jo šiek tiek. Ir toks noris visą laiką pasitempti į apačią, pasitimti tuk. Na gerai, dabar aš ant stalo tavęs neguldysiu, bet normaliai pas mane tada guldyčiau ant stalo ir kurioje vietoje aš žiūrėčiau į tempimus, aš žiūrėčiau, ar tavo keturgalvis raumuo neįtemptas. Keturgalvis.
Viskas, taip, ką mes kalbam. Tai vadinasi, šitas pertemta, tu jį atleisi, jisai nueina šitas keturgalvis pro giluminį, pro dubens ir jisai prisitvirtina prie nugaros apatinės dalies, ten, man atrodo, 3, 4 slankstelis nuo pačios yra prisitvirtimas iš vienos ir kitos pusės. Tai yra psaos raumuo. Psaos, jo. Tai va, jau įtempiau, bet jisai prasideda nuo keturgalvių. Ne tai, kad prasideda, vienas su kitu susiję yra jo. Tai jeigu atpalaiduosiu keturgalvį, atpalaiduosiu psaus ir nueisiu į tenais. Ir tavo nugaros skausmas, atsiprašau, aš dabar užsiminėjau. Ne, viskas yra tvarkoj, tai labai įdomi informacija. Aš manau, kad daugam jinai labai aktuali yra. Jo, tai čia reikia žiūrėti. Ir vėlgi, tas pats dalykas vėlgi galima privesti prie to, kad mes sėdime ir keturgalvis raumuo, jeigu dabar, aišku, tai paimsim, sulenktas ir jisai susitraukęs dabar yra, jeigu mes visą dieną sėdime. Ne? Vadinasi, atsisėdus jisai labai trumpas yra ir čia susitraukia dubens raumuo. Ir vadinasi, mes kai atsistojame, jisai išsitempia ir mums nugaras skauda. Čia ne nugaros skausmas yra, čia yra sėdėjimo ant kėdės skausmas. Vėlgi pasimk Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, ir ten aiškiai pasakyta, kad kiek išleidžiama nugaros skausmo gydymui ir kiek išleidžiama rūkymui. Kas daugiau? Sėdėjimas yra didesnis problema negu rūkymas. Rūkymų nereikia gydyti. Reikia mesti. Ten yra, jo. Tai logiškai mąstant mesti, jo, bet iš kitos pusės, žinai, tai yra tokias babkės, kad nieks neleis tau mesti. Tau toliau bruks. Gerai, tada perinam prie sportininkų. Ar yra profesionalių sportininkų, kurie pakeitė savo visą treniruočių sistemą pagal tavo filosofiją? Ta prasme, ką aš treniruoju, tai, ką aš žinau, pradėk nuo to, kad aš ten dukrą treniruoju, ne, jau čia artimiausias žmogus, aš nesakau, kad tai yra, jinai vaikšto basomis, ne, aš to dalyko nesakau, bet tai nėra problema vaikščioti basomis. Arba kiti, kurie stovyklose, pas mane ten tų vaikų yra šimtai, kurie yra praėję. Aš kalbam būtent apie sportininkus. Aš nežinau, tai ta prasme, kur jie, čia matai, čia yra vėlgi grįžtam prie to paties pirminio dalyko, ar žmogus nori sportinio rezultato yra vienas, nes jeigu jam tikslas 20 metų jam sportą pasiekti, jisai galbūt ir to nekeis, nes jis sakys, aš noriu tą sportą daugiau daryti. Bet kai jam ateina ta branda, nežinau kiek ten, vienam 40, kitam 60, kitam gal ir 20 metų ateina ir jisai daugiau pradeda rūpinti savo kūnu, tada jisai tikrai keičia ir aš tokių žinau dešimtis, kurie ir daugiau, kurie mes ten tų basakojų tokią grupę mažą turim, kurie ten paima ir jie pakeičia ir naudoja ją dažniau. Tai čia reikės... ne vienas toksai basom vaikštantis Vilniuje? Nežinau, yra, esu porą matęs, yra, žinau, iš Elektrėnų vienas, kur man čia sako, kad ten yra, mes, man atrodo, parodoje vienoje buvom susitikę. Tai tų Lietuvoje, aišku, mažai, 5 gal. Man taip, aš taip esu kažkada skaičiavęs. Bet tie, kurie naudoja taip laikinai išbėgti, pabėgioti, basakojai, kurie dabar maratonus kartais prabėga, ar ten pusę maratono, tokių vis daugiau atsiranda. Tikrai, o jeigu bėgti tą patį krosą, jo, pasakykim, 5-10 kilometrų basom, vis tiek ten asfaltas, kieta žemė, kaip su... Super. Tai yra super, va čia visi galvoja, kad yra. Aš dažniausiai sakau toks dalykas, jeigu tu nori išmokti sveikai bėgti ir nori mokėti pinigus, ateik pas Vilmantą, jisai tave išmokins tų natūralių judesių su batais. Bet jeigu tu nenori pinigų mokėti, nusiauk avalynį ir pradėk bėgti. Ir tau organizmas tiesiai nebeleis statyti nuo kulno, tu statysi nuo pagalvėlio. Aš kai visi žiūrėjau Tailandė irgi, kai aš bėgu, būtent su tais barefootais, taip žiūrėjau, tai sakau, kaip ten, kaip kas, taip, atsakau, kaip tik su šitais batais norisi ant pirštų galiukų bėgti. Visai kitoks bėgimas gaunas. Taip. Tai čia vėlgi tai yra 3 Newtono dėsnis, Hebra. Tai grįžkime į 3 Newtono dėsnis. Ką sakė mokyklai 6 klasėje jūs, ar ten 7, nežinau. Ką sakė 3 Newtono dėsnis? Pasakyk man, ką sakė. Jeigu kuvalda duoda į galvą, kuvalda muša atgal. Tai yra 3 Newtono dėsnis. Jėga lygiai atoveiksmiui, ne? O tai jeigu aš su kulnu daužiu žemyn, vadinasi, man reikia atatranką turėti, ir čia mano koja, jeigu yra, ne, tai čia yra blauzda,
Ne, apačia, čia yra kulnas. Tai kuri vieta turi atlaikyti tą Keliai. priekinė Ir dalis? turi paskui sąnariai visi Tai va čia yra priekinė dalis. Va pirmasis smūgis ateina į čia. į raumenį. Jo, o tai dabar aš nekelsiu kojų. Jis bando amortizuoti. Amortizuoti, jo. Jo. Bet ne šita dalis, kur yra daug raumenų, o kur mažai. Tai visi raumenys įsitempia priekyje. Ir dėl to antkelio uždegimas yra vienas didžiausių problemų, nes čia yra labai mažai raumenų. O jeigu aš statau nuo pagalvėlės, tai kur amortizacija eina į čia? Blauzdą. Tai kur raumenų daugiau čia ar čia? Kur Dievas davė mums daugiau Nu, raumenų? tikrai taip gali. Nu ir viskas. Blauzdas didesnis. Nu tai čia yra Dievas. Čia iš visų tokie siuliukai priekyje. Tai ten nieko nėra, jo, ten tik reguliavimas. Ir juos mes apkrauname ir jie daugiausiai keliai skauda. Tai tas kelio, tie visos problemos, čia gydytojai aiškina, keliai skauda. Jokių ne keliai, paprasčiausiai pradėk bėgti nuo priekinės dalies, aš nesakau nuo pirštų, pirštai yra per daug įtempti bus, bet pagalvėlės yra, ne, pagalvėlės maždaug tas yra tas, kas yra tinkama, va taip va, kaip čia. Ir nuo jų tada blauzda apsikraus ir tada tavo užpakalinė dalis, hamstringai, dvigalvis užpakalis pradės. Kas yra pagrindinis bėgimo raumuo? Sėdmenis. Jie Sėdmenis iš nesėdėjo. viso, mes naudojam tik kaip sėdėjimui paminkštinimą, o jie patys stipriausi raumenys, jau iš viso daug ką reguliuoja Taip. mūsų organizme. O nuo jų eina po to į nugarą. Netgi kosmenuose, visi smūgiai, judesiai, viskas tik nuo dubens, nuo sėdmenų, Taip, atsispyrimas, tas Visur praksima jėga. Ir bėgimą, jeigu aš noriu išmokinti, va, ir mokinu bėgti 100, ten 200 ar 500, ten nesvarbu kiek metrų, tu turi bėgti su sėdmenim ir su nugaros raumenim, o ne priekinė. Kojų mums visai nereikia bėgimų, kaip aš sakau. Reikia su sėdmenim. Kaip basakojistė veikia sprintas, sprogstamą jėgą ir koordinaciją? Nu gerai, čia atskiri dalykai, ne? Sprintą, kaip ir sakiau, tai yra, mes išnaudojame basos pėdos pirštų raumenis. Labai labai stipru. Ir pėda labai sustiprėja ir tada su jie galime turėti daryti. Ten yra pliometrijos visi pratimai, visi yra basakojystės pratimai, ne? Kuriuos mes šokinėjom ir darom tą dalyką. Tai koordinacija lygiai taip pat. Jeigu mes veikiame pėdos visus aktyvius taškus, visas organizmas dirba lygiai taip pat daug geriau, kai mes esame basi. Ja. Sprintas, tai čia nuo to prasideda. Nuo jo mes bėgame su pėda. Tai vat, jeigu mes nuo kulno, mes jį stabdom. 3 Niutono dėsnis vėlgi, jį stabdom. Jeigu mes su pagalvėlėm bėgam, mes su ją galime įjungti va, tą sėdmenis. Tai čia basakojystė su bėgimu, natūraliu, viskas yra vienoj valty, kaip aš sakau. Tai net nežinau pasakyti, tai yra susiję. Tai viskas kartu yra. Taip kaip ir bokse ar dar kažkur, tai visur ant pėdų, viskas ant pėdų. Tai nieko kitaip negali daryti. Nu, pavyzdžiui, futbole iš viso kai kurie batai yra tokie, kad tu ten, kaip tu sakai, batai į gipsai, o ten tai iš viso į tokį gipsą, kad ten va, taip užveržė ten tavo batą. Kaip, vat, pavyzdžiui, futbolininkam? Nes man, kodėl aš susirūpinęs, nes vat, sūnus mano dabar 10 metų, jis jau labai jau pradėjo fanatiškai tą futbolą, tai mes dabar stojame mokyklą, kur linkusi irgi į futbolą. Tai jis turės jau nuo kitų metų po 2 treniruotės į dieną. Į dieną, tai lemba 10 metų vaikų. Ne, tai viskas tvarkoja. Tai basakojystė šitoj vietoj yra kaip treniravimo metodas, kad jie aktyviai pėda būtų. Bet mes ten kalbam apie sprogstamą jėgą ir viską. Tai nebus čia, nežinau, didelė reklama, aš parodysiu, pas mane yra video padarytas, pas mane puslapį, kaip yra Lietuva žaidė dabar su Suomija, 2-2 sužaidė. Ir ten yra, aš nežinau, man atrodo, ar kokio 10 pavyzdžių pateikiau, kaip yra Suomis ir lietuvis šalia. Už 10 metrų, kai bėga vienas šalia. Trumpas, 10 metrų bėgimas. Ir kaip lietuviai pralaimi. Bėgimo technikos nėra, nes jų niekas nemokino vaikystėje ir dabar nemokino kažkodėl, aš nesuprantu. Ir tą dalyką tu turi paprasčiausiai visą tą užpakalinę dalį, hamstringus, užpakalį, nugarą įjungti ir bėgimą tą techniką padaryti, griebimo ir tą dalyką. Ten nebus daug basakojystės, bet jeigu basakojus treniruosi ir tą didį ypatingai pirštą ištreniruosi, kad jis galėtų griebti, tada tau 5% dasidės. 5% gali būti labai daug. Labai daug, aukščiausiam lygiai. Taip, tai kai yra tai. Bet pagrindą reikia prieš tai sustatyti, kad yra koja būtų neištiesta, o sulenkta ir jinai pilnai galėtų tą dalyką daryti. Nu, pasižiūrėkite, to prasme, tą patį
Mbappé ten sako, kad jis greičiausias, sakykime, futbolininkas, ne, yra. Tai nėra jisai, kad ten labai greičiausias. Jisai 38 km per valandą, kuriuos jis pasiekė, sakykime, tai kiek jisai laiko jį išlaiko? Jis išlaiko 1 sekundę, maksimum 2 sekundės. Tai yra didžiausias greitis. Jo vidutinis greitis, Mbappé, man atrodo, per varžybas sprintus darant yra 3,6-3,7 km per valandą. Jisai neišlaiko 100 metrų kaip Boltas ir ten sako, su Boltu gali lyginti. Nes iš esmės ten yra kitos savybės. Yra greičio ištvermė ugdoma. Ir Boltas galėjo prabėgti tuo 3,8, ar jisai 41, man atrodo, buvo, jeigu nepamenu. Jo, tai, bet jo pikas buvo. Pikas ten yra maždaug, kai jis pasiekė tą greitį, ten, aš, man atrodo, 65-70 metrų kažkur tai tame tarpe yra. Kai jisai įsibėgėjo, Boltas labai lėtai įsibėgėdavo, bet po to pasiekdavo tik tada ir tada sugebėdavo išlaikyti. Nes iš vis ten įsidirbinėdavo. Duodavo vis kitiem atbėgti, paskui pribėga, ten pasišypso ir dar toliau bėga. Ne, tai jisai greičio ištvermę turėdavo ir ta galia išlaikydavo, ką kitiems smigdavo. Dėl to ten yra genetika. Ten galima išsitirti, galima pasižiūrėti, yra ACTN3, toksai vadinamas greitumo genas, kur galima išsitirti ir dabar ten nežinau, 200 eurų sumokėjus ir galim pažiūrėti, kiek tu turi tų greitųjų raumenų. Skaidlos. Jo, ten skaidlos yra, bet yra genai tokie. Bet jie yra visi treniruojami. Iš esmės, tai nereiškia, kad tu neturėdamas jų negali ištreniruoti. Pas mane visi, kurie išbėgioja ir dabar aš, kaip aš sakau, užsiminėjau į lengvą atletiką, vedu futbolininkus. Pas mane treniruojasi futbolininkai, kad mokinasi greit bėgti. Ir aš matau, kad jisai greit bėga, sakau, greitai. Vakar vyko varžybos. Šiandien bus varžybos. Lygiai taip pat Vilniaus lengvosios atletikos bėga mano futbolininkai. Vakaras laimėjo 3 vietą. Iš Lietuvoje praeitais metais buvo tarp jaunučių 3 vietą. Nors jis specialiai, jis pijau nepyk, tinginys esi, ateina 1 kartą per 2 savaitės ir jis su viena treniruoti per 2 savaitės pas mane, jisai bėga Lietuvoje 3. Tai blogai yra ne tai, kad aš blogai treniruoju, kad jisai tinginys ir neteina pas mane, bet taip, kad kiti neištreniruoja. Kodėl jie lengvo atletikui, kur 5 kartus per savaitę tą dalyką daro, jie nepadaro. Aš labai pykstu. Turbūt sena mokykla, žinai, kur mes patys geriausi, mums nereikia aiškinti, mes patys žinom. Bet kai filmuoji juos ir pabandai parodyti ir pasakai, ar čia gerai, atsiprašau, bet daugelis trenerių nesupranta bėgimo technikos. Lengvų atletikų tame tarpe. Gerai, čia didelė tema. Čia yra labai baisu. Čia yra labai baisu. Ir čia yra apie, aš manau, kad kokią po karo, turbūt aš manau, kad čia kažkada tai buvo sustatyta fizinio lavinimo mokytojų programa, aš manau, po karo, kurie nemokino bėgimo technikos. Elementarios bėgimo technikos. Kas yra Amerikoje, kur yra kitose šalyse, kur tikrai yra mokina bėgti. Pas mus nieko. Eik, kamuolį imk ir bėg fizinio lavinimo. Kas čia, bėg, visi moka bėgti, atrodo, jo? Ne, atrodo, taip turėtų būti, o taip turėtų pamokinti. Ar mūsų vaikai dar turi šansą judėti natūraliai? Ar sistema jos jau sutramdė? Ne, turi pilnai. Tik tai numauk avalynę ir viskas. Čia labai lengvai. Jie labai lengvai pradeda bėgti visi. Pradėkim, visi gimsta visiškai normaliai bėgiodami, pilnai išlaikydami. O kai jiem uždeda avalynę, ten nežinau, metų laiko, mamos labai saugodamas su kietais kulnais, jos pradeda griūti. Taip sakydavo jo, kad reikia tos batukus būtinai įvaikščioti tik su batukais, nes vis laiką eina ant pirštų galų. Aš atsimenu, dar kai mūsų pirmagimis buvo, tai irgi būsi žmonai. Taip. Pripasakojo daktarai, kad reikia būtinai batus, kad vadėtų pilną padą, nes čia jie nemoka, negali. Man irgi keista buvo. Aš nežinau, iš kur jis atėjo. Jo, aš irgi galvoju. O kodėlgi, mes prieš 1000 metų su Nike'ais nebuvo Nike'ų, ir Jordanų. Taip, nieko nebuvo. Tai čia yra, nežinau, kodėl tas dalykas įdiegta buvo. Aš manau, kažkurioje vietoje yra apsidraudimas per didelis. Buvo kažkam pasakyta, kad reikia apsidrausti, kad galbūt nebūtų ten kažko, tai nežinau kažkokių. Ir tada pradėjo taikyti visiems. Bet tai visiškai nesąmonė. Tai yra mūsų tikslas yra, sistemos turėtų būti išlaikyti tą natūralų judesį, bėgimą, ten vaikščiojimą, kvėpavimą, visiškai kuo daugiau ir neleisti susirgti su natūraliom medžiagom, o ne taip, kad visiems duoti į aptvarą suvaryti ir tada sakyti, jums visiems vienodos taisyklės. Čia
filosofinis klausimas. Čia daugiau rytiečių sistema, man atrodo, yra daug geresnė, kad jie natūraliai leidžia ten tai či ir visos kitos gimnastikos, kurios yra daug geresnės. Ir jie juda, ir senatvė juda, ir jie puikus pavyzdžiai yra. Tai dabar, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena toliau nuo miesto, name arba ten kotedže, tikrai yra rekomendacija vaikus leisti basom į kiemą. Visada, niekada ne. Kaip tom mamom pedantėm gyventi, kai vaikas grįžta su purvinom kojom namo? Kaip tavo žmona reaguoja? Tada klausimas yra, aš visą laiką klausiu. Tai vat šitą. Tai kas daugiau plauna kojas? Ar aš, kuris per dieną eina per balas? Ar tas, kuris vakarė grįžta ir eina tik į dušą nusiplauti? Ne, vis tiek purvo, žinai, pavyzdžiui, šviesus kilimas pas kažką, tu ten iš lauko grįžęs ir... Ar dėl kilimo gyvenam, ar dėl sveikatos gyvenam, tada vėl klausimas. Tai jau pradėkim nuo to. Yra moterų, kuriam tu nepaaiškinsi. Nežinau, čia... Aš... reikia mano žmonos paklausti, bet man atrodo, jinai per tiek metų jau dabar suprato, kad... Nereikia mums to kilimo. Tikrai nereikia, tikrai. Ir gyvenimas gražus ir be jo. O kaip šeimoje pas tave? Nepripratinai namiškių? Aš nepratinu, o čia kiekvieno sąmoningumo dalykas. Čia net nėra sąmoningumo, gal blogas pasakė. Jeigu nori, visi gali eiti, kaip nori. Aš nieko prievartą neverčiu. Bet visi žino, kad tai yra normalu, gerai, dėl to eina. Kada nori. Žmona kiekvieną rytą maudosi prūdę, aš nesimaudau, jinai maudosi, jinai turi tokį įprotį. Aš vaikštu visą dieną basas. Tai pas mane kitoks tas dalykas yra. Jinai vaikštus kiekvieną dieną maudosi. Ir jinai sako, aš kol neįsimaudau, aš nesu ten pasiruošus dienai dirbti, nes man reikia energijos. Jinai išsimaudė. Iki kol neužtraukia to ledo, sakykime. Tai visą laiką eina. Tai ir šaltų ledu, dušo, jeigu gali. Bet čia yra įpratimo klausimas. Vienas to atranda, kitas to. Aš neprašau, kad visi basakojai būtų, bet galvokime apie savo sveikatą. Mes visi norim ilgiau gyventi. Daugelis mokslininkų sako 140. Biškiau, nes prieš tave kaip tik buvo žmogus, kuris longevity domisi ir propaguoja. Tai jie kūrė irgi kokius ir papilus, ir visą sistemą, kaip gyventi ne tik kad ilgiau, bet ir sveikiau. Čia viskas tas susiję. Visi mes norim gyventi, arba turėtumėm norėti. Nedirbti kažkam tai, o gyventi dėl to džiaugsmo, kurį mums suteikia gyvenimas. Tavo dar klausimas toks irgi įdomus. Kodėl tu vis dar tuo tiki, net kai visi kiti aplinkui šaiposi ar skeptiškai žiūri? Kas tave priverčia vis dar laikytis visos šitos nuomonės? Čia aš sakyčiau, kad gal aš esu visiškas beprotis, bet mes visai buvom grinai karo pradžioj. Pačioj karo pradžioj, man atrodo, dar kai buvom stovyklo, dar tada prasidėjo tas, man atrodo, gal tas karas netgi. Jo, ir čia, jau kiek praėjo, čia 3 metai jau praėjo. Tada man buvo šokas. Man vis dar, dabar tave atėjus į tą, į mūsų pastatą ir aš žinau, kad tu basom vaikštai, bet tu netgi kai ateini, aš žinodamas, kad tu basom vaikštai, mes tam nesimatė 3 metus. Pirmas pas mane reakcija buvo, kur jau batai? Aš pasakysiu taip, kad gal aš naiviai manau, bet aš manau, kad truputį įnešu to, kad jau nebeklausinėja manęs. Ir aš manau, jie prieš 3 metus ar 4-5, kada aš pradėjau prieš 5-6, tada buvo tikrai tas pikas, kur tada man vienoj parduotuvėj ten man liepė apsauginis užsidėti batus. Ten buvo tokių nesąmonių, bet dabar jau nebėra. Tai aš manau, kad aš prisidedu prie tos kultūros, kad po 2-3 metų bus visiškai... Įdomu, kad tu gali ištepti grindis ten savo kojų. Nežinau. Su man aiškino, kad ten nežinau, kažką aiškino, užsidėk batus. Bet ta prasme, aš prisidedu prie to, kad po žmonės išlaisvėtų. Ir aš manau, kad aš tą darau. Aš nenoriu specialiai to dalyką daryti. Man nereikia to. Bet man pačiam tas malonu ir dabar aš matau, kad mažiau yra to dalyko. Man taip atrodo. Gal kiti žmonės nesako man to. Šaunuolis. Jei turėtum pasakyti vieną sakinį, kuris priverstų žmogų nusiauti batus ir eiti basomis, kas tai būtų?
gyvenk čia ir dabar, iš esmės. Gyvenk. Gyvenk dabar gyvenimą. Tai prasme, neklausyti ten tų normų, dar kažko. Tai prasme, gyvenk čia ir pajausk gyvenimą. Tai va šitą gyvenimo pajutimas, kad dabar yra tą žingsnį, kai aš darau, kai aš atsistoju ant žemės, tada ir gyvenu. Ir va šitą galiu daryti taip, kaip noriu. Aš neprašau, kad būtinai be avalynės būtų. Bet kad dabar gyventi, o ne ateityje ir ne vakar dieną. Tas yra mano principas kiekvieną dieną. Dabar. Baksokoistė yra tiesiog žingsnis per gyvenimą kiekvieną sekundę. Gražu. Mes einam į galą mūsų podcastų, mūsų pokalbį ir aš prieinu tada prie savo užbaigiamųjų paskutiniųjų klausimų 5, kuriuos užduodu visiems savo pašnekovom. Tokie labiau filosofiniai. Tai pirmas iš jų bus toks. Ar tu, Vilmantai Aušra, labai gražiai pavardė beje. Nekaltas laikas, sakau. Esi laimingas žmogus. Taip, aišku. Aš gyvenu dabar, tai yra laiminga. Tai čia iš esmės yra pagrindas. Aš gyvenu ir kvėpuoju kiekvieną dieną, žengiu kiekvieną žingsnį. Tai yra viską, ką aš jaučiu, būnu čia, kalbu, tai yra super. Ar būdamas jaunas žmogus būtum įsivaizdavęs, kad būtent tokią gyvenimo kryptį pasirinksi ir tiek nueisi? Aš kitaip pasakysiu, aš nežinau, ką kitais metais darysiu. Tai aš nežinau. Vis dar dabar? Ne, nežinau, tikrai ne, aš nežinau. Aš ta prasme minčių pilną turiu, bet ta prasme, kaip nežinojau, taip nežinau, kas bus rytoj. Tai čia aš net negalvoju apie tai. Tai prasme, tai bus, kaip bus, bet džiaugsies to, kas bus. Visą gyvenimą taip gyvenai? Ne. Aš manau, kad tai buvo tų, ypač paauglystė, čia pas visus yra ir kur labai apriboti mes esame ir tėvai ten vaidėkė, turbūt yra, kaip tu atrodai, ką tu ten darai. Ten yra daug tų dalykų ir aš, ką dabar stengiuosi vaikam tą pasakyti, nors jie kiek girdi, kiek nežinau, jie pasakys, kai jų pabaiga gyvenimo bus, kada jiems suveikia tos mintis. Bet ne, čia yra, reikia pribręsti, kiekvienam savam laikė, aš nežinau. Čia kai man buvo 15, 16, 17, mano pirmasis sunkios atletikos treneris, šis pirmasis mano treneris, man daug dalykų labai bandė įdiegti ir aš visą laiką taip klausydavau tas istorijas, galvoju, kaip fainiai, kaip įdomiai, kaip haha. Ir praėjus ten kokie 5, 6, 8 metam, aš tada tokį, tai gyva, ką jisai norėjo man pasakyti, kai gyvenimas, žinai, hits you, kai suduoda tau gerai gyvenimas pamokas ir tada tu supranti, blemba, ką treneris bandė jau tada man įskiepyti. Tada aš nesuvokdavau tai. O dabar, kai gyvenimas jau parodė tą, tada tu supranti. Kiekvienas prieina prie to skirtingai. Aš irgi nesupratau, kai mano krepšinio treneris sakydavo, sako, bus gyvenime laikas, kada jūs pradėsit pamilti džiazą. Vaikystė, kokie ten rokai, ten dar kažkas buvo visi. Senių muzika. Bet po to ateina ir supranti, kad ten vėlgi grįžtam prie tų pačių, ten yra džiazas, yra vibracijos ir yra balansas muzikoje ir viskas tas persiduoda. Tu kažkam ateina anksčiau, kažkam vėliau, tam kitam neateina galbūt. Aš nesakau, kad tai idealiai, bet ten yra per vibracijas, per viską, energijos perdavimas subalansuotas. Man tas labai svarbu, kad subalansuota būtų. Aš tai klausausi dažnai atsipalaidavimo į tą handpan. Žinai, tokiais podais. Labai fainai. Aš pirtelį būna įsijungiu šitą, kai pirtį groja, tai tiesiog kaifuoju. Va ten vibracijos, jeigu ištirsi, kokie ten tie dalykai ten yra buvo kartais parašyta, ten būna 1111, negi ten 700 kažkiek, tai ten yra tie atitikimai hercai. Galėdamas grįžti laiku atgal, čia irgi filosofinis, nugyvenę savo gyvenimą, dabartinis Vilmantas, galėtų padėti petį savo pačiam jaunam ant peties. Ką tu jam pasakytum? Šiaip tai nenorėčiau, kad keistų. Ta prasme, patirtis buvo ir bus visa gera, iš esmės. Bet turbūt
tą, ką dabar darau, tai yra mažiau kreipdėmėsi į kitų kalbas, iš esmės taip. Tai yra pats blogiausias mūsų stabdantis dalykas, ką pagalvos, ką pamastys. Tai gyvenk savo. Kad ir kokias kvailystės mes darytum, mes visi darom kvailystės, kurias po metų sakom, oi taip nedaryčiau. Bet tai ir yra gyvenimas. Tai dėl to aš sakyčiau, viskas okei, bet dar daryk daugiau klaidų, kvailysčių, bet daryk taip, ką tu norėjai, o ne tą, ką kiti norėjo. Tai šitas patarčiau. Įgyvendink savo visiškas kvailas idėjas, bandyk jas. Daugiau. Geras. Labai geras. Tu jau kaip ir sakei, bet vis tiek turi užduoti tokį klausimą, kur matai save po 10-20 metų? Nežinau. Tikrai nežinau. Džiaugsme. Ta prasme, džiaugsme darant kažką, tai ką darysiu. Kas bus? Kiek šiandien pačiam? Oi, nežinau. Man kažkada sakė, aš atseit švenčiau 55 metus. Jo, lapkritį buvo. Aš nežinau, aš nepastebėjau. Aš esu kažkada tai sakęs, kad aš jaučiuosi dabar žymiai jauniau, bet iš tikrųjų čia yra faktas. Ta prasme, aš dirbau 25 metus Kaune, turėjau ten 3 įmonės, kur 100 žmonių buvo su gamyba, su prekyba ir taip toliau. Ir tada visą dieną kaip direktorius sėdėjau visą laiką ir ten buvo baisus laikai. Dabar pagalvoju sveikatos prasme. Aš grįždavau vakare, ten visko buvo, ten su klientais važiuodavau į Rusiją ir Vokietiją ir kitur pardavinėdavau to įrangą, kur gamindavau. Ten visko ir alkoholis buvo ir visi kiti dalykai, ten buvo tikrai, po to grįždavai lėktuvė, kai apalpau pirmą kartą, apalpau visiškai, ta prasme, kilo lėktuvas ir apalpau ir aš tada Šeremetjevo aerouoste nusileidom, pas gydytoją, sako, pertempimai, sako, tiesiog neišsimiegojęs. Ten laiko zonos, ten nuskrisdavai ten į Uralą, ten neišsimiegai, ten iškart pas klientus važiuoja, dar alkoholis būdavo, tai ten buvo tikrai tragedija, buvo baisu. Ir po to aš sakau, dabar yra 15 metų, kaip aš gyvenu, sakykime, taip jau sakau, į tą pusę, kaip aš norėčiau, tai va būtų galbūt tas greitesnis grįžimas. Anksčiau būčiau supratęs, tai būčiau daugiau laiko skyręs savo sveikatai, šeimai, daugiau. Taip, tai galbūt. Tai va, tai koks klausimas buvo? Atsiprašau. Kur matai save po 10 metų? Tai ten kas bus, tai bus. Jo. Tai va, tai sveikatos prasme buvo laikas, kada mane prie klasikinės va tos lietuviškos medicinos man skaudėjo, aš dabar ten žinau, bet tuo metu dar nežinojau, kad ten buvo užspautas periformis, kriaušinis raumuo mane užspaudęs nervą ir per visą koją taip nueina. Toks ilgiausias mūsų nervas yra. Čia prieš 20 metų buvo ir aš nuėjau pas vieną gydytoją Lietuvoje, dabar jis yra žinomas. Ir mane tada sako, gulkis ant stalo, mes tave tempsim. Ir ten su tokiam staklėm čiut netempė. Aš sakiau, ne, aš daugiau niekada tokio nenoriu. Ir man vienas iš tų, kodėl aš galbūt pradėjau daugiau domėti savo kūnu, buvo, kad aš nenoriu, kad mane tampytų taip mechaniškai, brutaliai. Aš pradėjau, kad natūraliai galim tą dalyką pasidaryti. Masažą, volą. Aš ten paprasčiausią volą būčiau uždėjęs ir išsimasažavęs, ten būtų viskas praėję. Bet ne, man kažkodėl tai kišo į kažkokią staklės, ten darė kažką tai tokio. Nenoriu nieko sakyti. Tu pasisupranti, kai tu pas tave žmonės ateina, gauna užduočių ir tu paskambinėm 90% sako, nedariau. Nes jeigu kol tu čia, tave gali privers kažką daryti, tu išeini iš pardurys, viskas, pamiršk tavo visos žinios, niekam nereikalingos. Kol jam skauda, tol jisai dar kažkiek darys, bet tik tai jam pagydo ir viskas, jisai turi kitų užsiėmimų. Taip, mes visi tinginiai esam, čia normalu ir aš lygiai taip pat. Na, kaip ir dažnai, gyventi dar reikia kažką daryti. Taip. Čia yra filosofija. Gerai, paskutinis klausimas, prašymas. Šita kamera tavo, į ją gali pasakyti paskutinius uždaromosius žodžius. Ką norėtum, kokią žinutę norėtum palikti mūsų klausytojui? Gyvenkime savo gyvenimą ir džiaukimės tą, ką atrandame ir tai yra svarbu, tai yra supraskime save arba bandykime atrasti
save, pajausti. Nes tą, ką kitiem duodame, tai nėra esmė. O duokime savo, daugiau duokime savo, mylėkime save. Ir supraskime, bandykime atrasti savyje paslėptas jausmus, mintis, meilę, džiaugsmą, kad ir pyktį, bet atraskime, supraskime save. Savęs supratimas yra pagrindinis variklis, kuris veda mus į tobulėjimą. Ačiū tau. Neužką. Ačiū draugai jums, ačiū, kad stebite, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad padedate man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat priminsiu jums, kad būsime labai dėkingi, jeigu palaikysit mūsų kanalą spaudžiant likes, spaudžiant subscribe, na ir paliekant komentarą su jūsų nuomonė apie šį pokalbį, na ir ką norėtumėt matyti ateityje. O tiem žmonėm, kurie palaiko mus ne tik gražių žodžių, bet ir veiksmų, YouTube membership nariams, taip pat Contribui Patreon platformos rėmėjams, atskiras nuoširdus ačiū nuo manęs. Iki sekančio karto, draugai.